Sveiki atvykę į dar vieną 5am podcast'o epizodą. Šiandien vėl su manim Arnas Jacevičius. Sveikas, Arnai. Hello. Gera tai matyti. Tai pradėsim nuo trumpo backstory, kodėl Arnas čia iš vis atsirado. Tai Arnas mano gyvenime atsirado per pažįstamus žmonės. Turėjom daug nuostabių pokalbių tiek prie kavos, tiek alaus dar nesam geri iš tikrųjų. Tai prie kavos turėjom daug gerų pokalbių apie gyvenimą. Arnas padėjo daug man problemų išspręsti, manau, ir aš jam kažkiek gal kažką padėjau gyvenime. Tai nusprendėm, kad tas istorijas galima perkelti į formatą prieinamą visiems. Ir man iš tikrųjų Arno istorijos labai įdomios yra. Tai šitas epizodas bus daugiau apie Arną, jo gyvenimą ir kaip jisai čia atsidūrė. Nu ne čia, tiesiog ką nuveikė šitam gyvenime gero. Pasimokinsim iš to, o ateityje kartais išvysit Arną, kartais neišvysit. Kartais Arnas ateis su manim pašnekėt, kartais pats pasikalbins svečią, kartais aš vienas kalbinsiu svečią. Tai nėra kažkokio vientiso būdo, kaip mes darysim šitą podcastą. Tai galim nuo to ir, manau, šokties į temas. Žinai, gal ir auditorija gali pasakyti, kas įdomiausia, žinai, ir pakreit mūsų linkme. Pažiūrėsim, koks bus feedbackas ir į kokias temas reikia. Gaidys, niekam neįdomu. Gerai, klausyk, Arnai, papasakok man, kaip tu save pristatai žmonėm ir kas tu toks esi. Žinai, susitikęs labas aš Arnas ir šito nesuleidžiu, bet jeigu prisistatyti šiaip, kas aš per veikėjas, tai gal lengviausia prasėti, žinai, pro punktus, žodžiu, mes kalbėjom, kad esu jau pasakojęs tos dalykus, tai neįsiplėsiu, jeigu, žinai, tie patys 5 žmonės, kurie klausė šitą podcastą, bet esu iš Šiaulių, jau turbūt lengva suprasti iš akcento, kurio neslepiu. Esu iš Šiaulių, gyvenau Šiauliuose, palei Panetkes, palei visus tos reikalus, tuo momentu atrodė, kad tai yra vienintelis būdas, kaip reikia gyventi gyvenimą. Dabar suprantu, kad vienintelis būdas, kaip nereikia gal gyventi gyvenimo. Ir žodžiu, su 18 metų priėmiau vieną geriausių sprendimų savo gyvenime ir išvažiavau studijuoti Daniją prieš savo tėvų norus ir panašiai ir sakiau, kad, man taip ir užsispyręs, tai paėmiau, išvariau ir visa kita. Ir tenai pagrindinis dalykas, kas buvo, kuris gal tas Panetkes sudėliojo, kad aš tenai nuvažiavau ir kečiausi žmonės buvo tie, kurie pirko vienaragio onesies kostiumus ir ėjo tūsint rožinius ir tipo, kur Šiauliuose tu galvotum, kas čia Gaidys. Bet tenais labiausiai maladėt žmogus, kuris gauna daugiausia dėmesio, visi su juo nori leisti laiką ir jis yra labiausiai maladėt. Ir man tada toks... Bet tai Šiauliuose labiausiai maladės tas, kuris daugiausiai Panetkių turi jo ir visi tie dalykai, o čia visiška priešingybė, išsilaisinęs, atsipalaidavęs ir neapsikraunantis bičas, daugiausiai dėmesio ir draugų turi. Tai man toksai buvo kažkaip net taip pasaulis veikia, kažkaip net taip gyvenau ir supratau, kad tas, kur aš gyvenau ir kur yra čia, tai čia buvo teisingiau, Danijui. Tai man padėjo pačiam labai daug įsilaisvinti, atmestas Panetkes ir pasižiūrėti, kas aš esu be jų, pažiūrės be jų, pamačiau, kad visai linksmas bičas, žinai, kur nusirauni ir negalvoji, kas ką pagalvoji, žinai, ir tiesiog darai, what's fun for you. Tai tai pradėjau Danijoje, studijavau marketingą. Danijų, kad išgyventi, ten turi dirbti šūdinus darbus, nes be danų kalbos negausi geresnių. Tai dirbau ir valiau restoraną, valiau tualetus ir panašiai. Nekenčiu kiekvienos sekundės šito reikalo ir ne dėl to, kad ten tualetą valai, o dėl to, kad, nežinau, man bent jau tai buvo, kad tu jauties toksai kaip niekas. Ir labiausiai buvo, pasakojau tą istoriją, kad žodžiu, ten pareičiais turėdavai ateiti, kol prieš atsidarant tam restoranui, tu ateini ten, užsidės ausinukus, valai ir panašiai, ir ateina menedžeris, žinai, ir jis įeina ir tu šalia jo esi, bet jis tau nei labas nepasako, jis pro tave praeina ir tu net neegzistuoji, jis tavo pusė net neatsisuka, kaip kad tavęs nebūtų. Ir aš visą laiką ten dirbdamas savo sakiau, blėt, aš atvarysiu čia, aš nupirksiu šitą restoraną, aš atleisiu tavo subinę ir sakysiu, you remember me. Ir buvo visą laiką, kiekvieną dieną realiai, aš tik jį pamatau, vien tokios mintis ir tiek daug pykčio buvo, bet tas pyktis buvo ir galbūt ta varomoji jėga, kad aš turiu kažką daryti gyvenime, kad nebūčiau šitoj situacijai, žinai, ilgesnį laiką negu aš studentas ir man to reikia, žinai, bet aš noriu kažką, kad man netrytintų manęs taip žmonės, žinai.
Tai toksai buvo momentus, kuris, užkūrė, aišku, dabar dėkingas tą menedžeriui, jisai to nežino ir jam net neatsimena manęs, bet žinai, man jisai užkūrė, davė kūro. Tai va, tai dariau šitą, tada pradėjau suktis marketingę per mano brolio gero draugą Davidą Mikučionį. Jisai paprašė pagalbos su Facebook adsais ir pagalba buvo tokia, kad sako, davai, pažiūrėk kursus ten 20 valandų ir eik daryti. Pažiūrėjau 10 valandų tų kursų ir ėjau daryti, pradėjau daryti, kadangi tada daug tūsinų ir panašiai, tai nebuvo prioritetas, nustojom dirbti su Davidu, bet tada po kiek laiko kažkaip man užėjo ta motivacija vis tiek tai daryti, pradėjau daryti, dariau vienam tokiam skambiam turbūt vyrui Lietuvoje, Vedimui Zizui, pardavinėjau jo renginius ir jo knygą, kuri po to per Facebooką patapo bestselleris Lietuvoje, tai I did something good, už 250 eurų per mėnesį. Ir tada išvažiavau atlikti praktiką į Barceloną. Barcelonai kažkaip, kur yra visiškas tūsų miestas, man apsivertė gyvenimas ir nusprendžiau kelti 6, eiti bėgiuoti, pabėgiuoti, medituoti, kvepuoti, skaityti knygą, žiūrėti kursus, bla bla bla, ir tada eiti praktiką, kurią ten atlikinėjau, ir tada grįžus vėl rutina ir žodžiu toks. Visi turbūt praėjo, žinai, tą hustle, jo, 5 AM, žinai, reikalus, tai tada užsimotivavau ir ten buvo turning point mano gyvenime, nes daug, sakykim, dirbau su savim, rašiau Quantum Possibilities notebook, apie kurį gal neįsiplėsiu ir tenai rašiau vieną iš tų faktų, apie jį pamiršau, po savaitės pradėjau gauti visokių tenai pasiūlymų, ten pakalbėk su to, pradėjau kalbėti, vienas pasiūlymas, kitas pasiūlymas ir trečias pasiūlymas per vieną savaitę, kas niekada nebūdavo taip, trečias pasiūlymas buvo iš to paties Davido, kuris paskambina, sveikas, kaip tu, gerai, kaip tu, aš irgi neblogai, žiūrėk, gal noriu dirbti su Kevinu Hartu, ir man aišku, what the fuck is happening ir panašiai, ir aišku noriu, ir tada pradėjom ten galvotis ir dėliotis ir visą kitą, fast forward, ten per 10 dienų prisimenu, mečiau praktiką, suradau, kas gyvens vietoj manęs, sufeikinau kitą praktiką, kad univerai tiktų, ir už 10 dienų aš buvau Gvatemaloje iš savo pinigų įskridęs į ten pirmą su Gatan ever susitikimą, su Gatan marketingo agentūrą, ir tiesiog aš pirmą kartą lėktuvų skridau į Daniją. Tai gali suprasti, žinai, koks mano buvo pasaulio pažinimas, ir atsiduri Gvatemaloje, kur tau narko serialas Just in Real Life. Žinai, tai toks visiškas šokas buvo. Ir nuo ten gyvenimas jau visiškai pasikeitė. Realiai turėjau tikslą, ką rašiau Quantum Possibilities notebook prieš įvykstantiem visiems pokalbėm, pasiūlymam ir panašiai, ir Kevinui Hartui, tai kad šiais metais noriu uždirbti 1000 eurų, tai buvo vasario galas, tai aišku, patekęs į ten su Gataną, tą 1000 uždirbau pirmą mėnesį, tada galvoju, reikia įsikelti didesnį tikslą, galvoju, gerai, koks tas tikslas, tai įskėliu, 3000 būtų ten 19 gal man metų, ar ten kiek, galvoju, čia būtų fucking hell, aš už visų šeimoje daugiausiai uždirbu ir aš esu God, ir galvoju, jeigu čia pasiekčiau, toks atrodo neįmanoma, bet jeigu, žinai, viskas gerai, pasiekiai 3000, tada gerai, tai čia kalbam apie tus pačius metus, ir koks kitas golsas, 5, pasiekiai 5, ir tada toks įsisukai jau į tą žiūrkių ratą, kuris reikia dar ir never ending. Tai va, su Gatane dirbdamas turėjau gerą patirtį, išleidau pats asmeniškai kaip media buyers, kokia buvo mano pozicija, apie $50 milijonų, vieną neatspendo, po to išėjau iš Sugatano, nes stipriai perdegiau, tada ant to perdegimo įkūriau savo agentūra irgi pasiekė ganėtinai gerus rezultatus, kaip pirmi metai, tai tada susipažinau su Jurgiu ir here I am. Okay. Taip trumpai ilgai apie mane toks intro. Geras intro, geras. Manau, kad kinda parodo, žinai, kiek šūdo praėjai ir ką matėjai, ir nuveikiai visai nemažų dalykų. Čia 5 milijonų sumenedžinti atspendė, čia ne 2 pirštus apmyš, kaip senelis mano sakydavo. Tai man tai įdomu, žinai, 2 klausimai iš Sugatano etapo. Čia tiem galbūt, kas nežino, kas yra Sugatanai, tai čia turbūt kiekvienas, kas pradėjo e-commerce ar marketingą daryti, visą laiką žiūrėdavo į Sugatanus, kaip, noriu čia būti, norėčiau ten patekti, pamatyti. Tai man, žinai, įdomu, vis tiek dirbant su to pačiu Davidu ir Chris, ten yra visai kitokio levelio žmonės. Tai ką tu iš, tarkim, to paties Davido išsineši, žinai, savo darbo etikoje, mąstymė apie gyvenimą, ką tau suteikia ta patirtis? Jo, tai
kas nežino Davido, Čia sunku, nežinau. čia sunku gal nupasakot, bet, žinai, taip, galvoju, kaip apibūdinti Davidą, vat, vienu sakiniu, nu, tai vienas keiščiausių, protingiausių, kreiziškiausių Ir atviriausių. ir tokių. atviriausių Jo. ir labiausiai maladės žmonių, žinai, toks, kur visko yra tame Jo, jo, žmoguje jo. ir tu gali vieną pamatyti būsiną, po to gali vapšė kardinaliai kitą ir nu, tiesiog crazy bitches nurautas. Tai jo, pavyzdžiui, aš buvau kaip jo dešinioji ranka, tai aš, pavyzdžiui, gaudavau tenai taskus, kad take mushrooms, smoke weed and watch this to learn about psychology of our Jo. customer. Nu, tokiam lygiai, žinai, vat, buvo dalykų, bet ką iš jo, sakykime, daugiausiai pasiėmiau ir kas man didžiausią įspūdį paliko kaip žmoguje ir parodė, kas yra įmanoma, tai kad jis tiesiog jo superpower, kuri padarė jį, nu, nežmoniškai kietų marketingistų, verslininkų, whatever, specialistų, tai buvo, kad jis nebuvo nei protingiausias, nei kažkoks, kas, nu, sakykim, kad tu, aš, bet koks iš gatvės žmogus, kad jis turėjo kažką, ko neturim mes visi. Jo. Tik tai ką jis nusihakino, tai buvo superpower to learn. Ir jis tiesiog rezultate išmokęs jis galėdavo tiesiog nežmoniškus kiekius informacijos per savaitę sukonsuminti. Jis per savaitę ten pražėdavo 20 valandų kokį tenai kursą apie tenai, whatever, Facebooką, Vieną e-mailą, topiką, tenai dar jo. kažką, tenai 3x speed, žinai, ir Jo. panašiai. Tuo momentu dar per tą pačią savaitę ten 2 knygas perskaitydavo, tenai beliekiek užrašų, kalbėdavo su beliekiek žmonių ir tiesiog nežmoniškas kiekis informacijos. Ir jis kaip pats sakė, žinai, kad perskaito vieną knygą, gal ta knyga apie nieką, žinai, pažiūri kitą kursą, nu, kaip ir viską žinau ir kažkaip nieko gal naujo. Bet rezultate, kai sukonsumina didelį kiekį, visas tos informacijos taškai susijungia ir gimsta viena didelė idėja. Ir dėl to Sugatano sėkmė ir buvo tokia, kad mes dirbom su verslais, kurie tenai nuo 1 milijono per metus iki 5 milijonų, nuo 5 iki 30, tai čia yra nu kosminis augimas. Rimti augimai. Jo, ir pagrindė buvo, kad va, Davidas buvo vedlys, kuris tiesiog, jo pagrindinis vertės atnešimas ir būdavo kažkokios idėjos, kuris gali 2 mėnesius tada tyliai tai kažką pačekinti, prisičekinti, pasižiūrėti ten ir tada po 2 mėnesius įeina į šitą maudą ir jis tada vis tiek atneša kažkokią idėją, kuri ir pasirodo, žinai, yra kažkas, kas išpušina. Tai, žodžiu, Davidas crazy, o Chris buvo irgi vienas stipriausių žmonių mano gyvenime iki tam tikro etapo, kur ten labai dvasiškas ir panašiai ir toks atrodo žmogus, kuris tu jauti, kad turi atsakymų, žinai, į tavo klausimus. Jo. Ir man buvo vienas pagrindinių, žinai, klausimų, kuriuos klausiau. Tai vad, tuo momentu dar vartojau psichedeliką ir ten tam Sugatane mes visi, žinai, buvom ant psichodelikos ir prasidėjo gyvenimo prasmė, žinai, klausimai. Ir man aš toks, žinai, nu, kaip čia taip gražiai pasakė, žinai, pizdukas, kuris su curious akim, žinai, ir vat, nu, viską, žinai. Ir aš prisimenu, aš taip sėdžiu, ten žiūriu į sieną, kaip fone klausaus, ką kiti kalba. Ir taip jie pradėjo kalbėti kažkaip apie tą vat, egzistenciją ir kodėl mes čia gyvenam ir kaip čia veikia, žinai, viskas. Ir man tai, žinai, toks užsilokino, žinai, Janės kažką pasakė, kas man tai, Aha. Ir jinai pradėjo kažką toliau išnekėti, žinai, tą temą. Ir man toks, visas gyvenimo flashbackas, mintis, nes prisimenu, kaip antroje klasėje prasidėjo tikyba, išeinu iš tikybos, einu namo, žiūriu į dangų, nu, be šansų, kad ten dangų, žinai, gyvena senis, kuris čia viską apie visus žino, pamojo lasdelę, bam, žolė, bam, medį, žinai, bam, tenai dar kažkas, gyvūnas, ir man atrodo, nu, be šansų, kad jis tenai sėdi, žinai, vaikas. Yeah. Tada kitas prisiminimus, tokia labai įstrigę, žinai, bažnyčiai sėdži, ten kažkas mirė iš giminaičių, ten po kairę mano tėtis, po dešinę mano dėdė, žinai, dar toliau dar kitas dėdė. Ir, nu, žinai, kaip bažnyčiai būna tie momentai, kur ten tūptis, visos mačiutės žino, kur ten ką daryti, žinai. Ir aš matau, kad ten visi tūpėsi, žinai, nu, aš irgi tūpios ir pažiūriu po kairę, tenai vienas dėdis, sakykim, tūpėsi, žinai, o kitas kaip stovėjo ir ten kaip sėdėjo, taip sėdi ir nedaro nieko. Aš tai galvoju, blema, jeigu yra religija, tai tu neturėtum irgi daryti. Ir kodėl tu nedarai? Tai reiškia, gali ir nedaryti, žinai, o jeigu gali nedaryti, tai ką tu galvoji apie tai? Nu, tiesiog tokios mintis. Tada Elonas Muskas tenai sako, kad ten 1 iš milijardo tikimybė, kad mes gyvenam realioje realybėje. Ir aš toksai, tai what the fuck, žinai, kas šitas gyvenimas? Ir tiesiog negavau atsakymo niekur, kas man would make sense. Atrodo, gyveni, tu supranti, kad tu turi egzistuoti, kad, nu, kažką daryti, žinai, kad išgyventum, bet dėl ko, atrodo, nu, nėra, žinai, pointo. Daug klausimų tokių. Jo, ir man tada Kris, žinai, sėdė ir jinai pradėjo šnekėti ir man pirmą kartą gyvenime something makes sense, žinai, taip, ką jinai sako. Ir ten pradėjo kalbėti apie ten, žinai, kad tu turi ten kaip,
nebeatsimenu dabar tiksliai, bet ten kaip, kad lygiai būtų, žinai, kad, nu, tu vat, pradedi nuo vieno lygio, žinai, sąmoningumo lygiai, žinai, eini kitą lygį ir žinai, ir aš toks įsėdžiu, okay, but what's next? Jinai ten ramiu balsu, žinai, na. Yeah, that makes sense. But what's next after that, žinai? Yeah. Ir jinai, well, after that, na. Ir aš toks, but yeah, this makes sense, but what's the end goal? Ir jinai tokia, I don't know, žinai, ir I don't know what's the end goal, bet pirmą kartą man made sense, kad tu, ta prasme, nu, turi siekti sąmoningumo, kuo tu labiau sąmoningas, žinai, ir panašiai, ir tu gyvenime tiesiog tau kyla kokybė, žinai, gyvenime. Yeah. Tai va, man toksai buvo, vat, ką Kris davė, tai tokius fucking išmesdavo į kažkur, žinai, ir tu, wow, čia gali taip. Nori, Tiesiog iš aukščiau atrodo, jinai matė viską ir galėjo, žinai, mano pizdukui parodyti, kaip kitaip, žinai, gali. Okay. O ką reiškia perdegti, nes mes tam daug kartų esame apie šitą kalbėję, kad, žinai, perdegiai su gatanuose ir, nu, nemažai, man atrodo, žmonių perdegė dirbdami agentūrose, vis tiek čia intensyvus tempas. Marketing overall, turbūt. Jo, tai vad, ką tau reiškia perdegti ir kaip tu pajauti, kad tu perdegiai ir kaip, žinai, nu, aš gal tiesiog paaiškinsiu savo situaciją, kokia man buvo. Varyk. Tai tiesiog buvo praeitų metų gruodis ir tas Q4, nu, intensyviausias metas tiesiog visose agentūrose yra. Tai aš tiesiog, pavyzdžiui, dirbdavau po kokių turbūt 12, 13, 14 valandų per dieną ir man atrodo, kad tai yra ok, viskas to ok, bet kažkuria savaitė tiesiog buvo taip, kad grįžti namo, atsisėdant lovos, apsiverki, 3 minučių išsiverkiu, pavalgau, eini miegot. Ir taip visą cycle repeatindavas ir aš supratau, kad, nu, man čia vat jau buvo crashas visiškas, kur aš nebeturėjau nei noro kažką daryti, nieko nebebuvo, tai kur tu hitinai tą perdegimo sieną ir, žinai, kaip tavo daily life atrodo, nes man tai realiai būdavo, kad aš grįžtu namo, apsiverkiu, nu, tiesiog nebematau tikslo, noris realiai pasitraukti nuo visko ir tiesiog dingt, išsimiegi, vėl atakuoji, tipo, ir aš tada jaučiausi tokiam, žinai, kad loophole'as, jis niekada nesibaigs, tipo, atrodo, tai kaip tu pakrešti. Bet pavyzdžiui, man įdomu, tu sakykime, nu, išsiverki, išsimiegi, vėl eini, žinai, tai, bet tu vėl nuėjęs, tau būdavo jėgų tai padaryti. Jo, man tame esmė, kad, tipo, aš išsimiegodavau ir toks vėl rasdavau kažkokį purpose, kodėl aš tą darau, viskas, okei, ten, jo, tuo metu buvo gal babkės main dalykas, tipo. Ir aš tą pušinu. Ir paskutinę dieną, va, ten buvo ketvirtadienis, koks man atrodo, kur aš sėdžiu 7 val. Vakaro, aš žiūriu į kompą, dirbu ir kažkuriam taške aš suprantu, kad praėjo gal, nežinau, koks iš tikrųjų laiko tarpas buvo, bet tikrai nebuvo minutė, nebuvo 5, manau, 2-3 minučių. Aš žiūrėjau į ekraną, tiesiog nieko nebedariau, tiesiog žiūrėjau jį ir aš taip atsitraukiu, galvoju, ok, tipo, čia kažkas ne to, žinai. Tai jo, tada dingo mano visos jėgos, bet realiai kažkaip, tipo, būdavo tas, kad, nu, nežinau, kavos prisigerdavau ir putindavau save tiesiog, tipo, į tą taską ir nesvarbu, no matter what padarysiu, nes tuo metu man ir daug baimės buvo, žinai, kad jeigu nepadarysiu, skrisiu lauk, tipo, ir nieko iš to nebus. Ir, nu jo, tuo metu man to labai reikėjo, bet tada kažkaip, vat, po to taško, kai tas 3 minučių hipnozės išgyvenau, atsisėdau, perskaičiau kažkokią labai keistą knygą, Thoughts Before Sleep vadinas, man atrodo, kurio tiesiog realiai 100 puslapių kokių turbūt, ir jinai yra poezija realiai ir ten skirtingus jausmus paliečia tavo, kai tu vienišas, nežinau, kai tau skauda, kai tavo draugas dingo, kai tu laimingas, žodžiu, visokios tokios emocijos. Ir aš labai gerai atsimenu, kad aš klausausi Pink Floydų, skaitau tą knygą ir tiesiog verkiu, taip non-stop, praskaitau vieną chapterį, apsiverkiu, antrą, apsiverkiu, taip verkiu ir verkiau ne tik iš, žinai, skausmo ir liūdesio ir depresijos, kad čia kažkas yra blogai, bet verkiau ir iš laimės, džiaugsmo, nes supratau, kiek daug gėrio iš tikrųjų gali būti gyvenime. Ir jo, tada man, žinai, kas padėjo, tai buvo suvokimas, kad, nu, aš turiu tiesiog tokią savybę viduje ir kurią turbūt iš tėčio paveldėjau, kad visas problemas aš laikydavau savy, tipo, tu nelys prie manęs, aš susitvarkysiu, išsispręsti tos dalykus, žinai, ir nekalbėdavau, kaip aš jaučiuosi, kas mane slegia, kas džiugina ir kokie tie jausmai, žinai, atsiranda iš manęs. Tai kai aš tą supratau, pradėjau tada, žinai, skirti, realiai, man labai, nežinau, aš gal, bet su antra pusė, kai bendrauju, labai pastebiu, kad per daug racionaliai žiūri situacijas ir man atrodo, gal čia mes kaip bernai turbūt šitą dalyką darom, nežinau. Bet man tada buvo toks, okei, nu, žiūrėk, aš neparodau savo emocijų, man reikės parodyti, kaip aš jas galiu parodyti. Nu, turbūt rašyti, skaityti, kažką, žinai, ir pradėjau realiai po valandą per dieną
notebook atsidarai ir tiesiog rašai, kaip jautiesi apie šiandien, vakar, užvakar, ten, žinai, prieš 7 metus kažkur gimtadienį, kaip jaučiausi, tiesiog random situacijas pikindavau ir vis labiau pradėjau suprasti save. Ir dabar žiūrint, pavyzdžiui, praėjau beveik metai nuo to taško, 9 mėnesiai labiau gal. Dabar žiūrint, tai aš jau suvokiu savo emocijas, kaip aš jaučiuosi, kur jau yra man too much, kur yra gal viskas ok, tai aš taip, žinai, įveikiau tą, nežinau, ar čia, žinai, buvo perdegimas ar ne, man tai buvo toks pirmas krešas gyvenime, kur aš nieko nebenoriu veikti. Tai man įdomu, koks buvo tavo perdegimas, žinai, ir kaip tau tai atsiliepia. Jo, tai mano pagrindinis buvo, žinai, kaip ir pats sakai, miksuoja tie dalykai, nes nežinai, kuri dalis yra tiesiog perdegimo, kuri dalis yra galbūt kažkokios, žinai, tas etiketės lengva prikliuoti, bet, nežinai, kur depresija tau prasideda, kur tu anxiety kažkokį jauti, kur tu tiesiog nelaiminga, žinai, jauties. Tai man buvo, žinai, toksai pagrindinis, sakykime, toks foundational dalykas, su kuriuo dar dabar dirbu, kad aš realiai pirmą kartą pasakiau, kad esu savo laimingas, bet sąmoningai, aš supratau, paauglystėj, nežinau, kiek vaikystėj, bet ankstyvojau paauglystėj, aš gyvenau suprasdamas, kad aš nelaimingas. Yra tokia istorija, kur irgi sakau, kur tu pistrigus yra, kur man toks, žinai, kai esi paauglys, tu dar nelabai supranti, kurios emocijos yra ok ir visi tą patiria, ir kurios yra ne ok, nes tu tik vienas tą dylini, žinai, nes, tipo, tu... Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, gerai, mano pavyzdys, ne, kad aš nesijaučiu laimingas, ne, ir tu toks, čia visi laimingi yra aplink mane ir tik aš taip jaučiu, žinai, ar ir kiti gali būti nelaimingi. Ir tada, kai tu paauglys, tu dar neturi gyvenimo patirties, tu nesupranti, kad gal, žinai, visi čia supisti, žinai, kažkurio tai daly, žinai, ir visi turi savo problemų, realiai. Ir tu galvoji, kad tu vienas tik tai turi, o visi čia kieti, visi stipresni, žinai, ir ten, whatever, kas kam. Ir aš prisimenu momentą, kur jau buvo, 18 metų, bet dar, mokykloje. Ir aš prisimenu su draugu, ką darydavai Šiauliuose, tai sėsdavai mašiną, nuvažiuodavai aikštelę parūkyti ir sėdėdavai, klausydavai muzikos ir eidavai vėl parūkyti ir paklausydavai muzikos vėl parūkyti. Toks susiėmimas. Ir aš prisimenu, mes taip sėdim, mašinai, rūkom ir aš taip, muzikos įsigroja ir taip tylu ir aš jį atsisuku ir sakau, tu laimingas, sakau, šiaip jauties. Ir jis taip, nei mane įtiesiai atsisuko, sakom, blėt, žinai, mokyklai, gaidys, ten pažymiai, ten visą kitą, žinai, ten problemas kažkokios su tėvais, pykstas pastoviai, žinai, reikia prašyti šaibų, užnisą, žinai, iš tėvų prašyti ir panašiai, čia su draugė pykstos, bet šiaip turiu ofigienus draugų, žinai, sako, viskas zaibi, žinai, sako, taip nuoširdžiai atsakė, žinai, ir sako, o tu, aš irgi sakau. Bet aš klausiu dėl to, kad man, žinai, tikėdamasis, kad ir jis pasakys, kad jis gal nelaimingas. Tai man toksai, žinai, visą aš laiką žinau, kad kažkas netaip, tu netaip turi jausti, žinai, ir aš atrodo, suprantu, kažkas netaip, aišku, negalėjau gal žodžius, kad aš nelaimingas ar ten dar kažkas, bet tiesiog netaip jutaus. Tai pirmą kartą savo pasakiau, kad esu laimingas, tai kai buvau Barcelonoje, ir tenai viskas gyvenime, žinai, turbo režimu, ir tu ten užsihypini, viską darau, žinai, ir bėgioju, lakstau tenai, bele ką, žinai, tipo, varai tuo režimu, kur turbūt, sakau, daug kas yra praėję gal. Ir tada galvoju, esu laimingas, žinai, pirmą kartą gyvenime pajutau, atrodo, nes gal, žinai, susijau tą laimę labai su kažkokiais achievementais, kad ir jie minimalus, kad aš sportuoju, reiškia, tai yra gerai, jeigu tai yra gerai, aš tada laimingas galiu būti. Žodžiu, sąlyga, tik tai, kai viskas gerai, žinai. Kad tai šitą simple dalyką suvok prireikia, žinai, su psichoterapeutu Dainium, žinai, ten turbūt metus laiko, žinai, gvildenti ir supras, kad mano laimė savoka, žinai, buvo siejama tik su tuo, kai aš, tipo viską ačyvinu, o kai tik blogiau, jau tada nebegaliu būti laimingas, nes nebemyliu savęs, tu lopas, nieko nesugebi ir tada, žinai, tai pas mane buvo vienas didelis toksai, žinai, ir tas burnautas ar kas prasidėjo, kai iš Danijos, iš Barcelonos, iš tos Gvatemalos, žodžiu, nusprendžiau grįžti į Lietuvą ir ten gyventi ir grįžau į Lietuvą ir aš toks grįžau labiau į savo tą seną versiją, kurioje buvau Lietuvoje prieš važiuojant į Daniją, ne fully, bet toks labiau tą, nes kažkaip tu su tai žmonėm, jie jau tave žino ir tu automatiškai įsisuki į tą, žinai, kad, pritapti. Ir tada pradėjau jaustis blogai. On top of that darbe, žinai, tenai irgi buvo reikalų ir gal man labiau pirma depresija negu burnautas toksai buvo, kad aš,
ta depresija, man nepatinka tos etiketės, bet, šikna buvo, žinai. Yeah. Ir tada automatiškai ant to tau sunkiau eiti tenai, dirbti, executinti, man atvirkščiai negu tau, dėl to buvo įdomu išgirsti, žinai, kad, burnautų būna visokių, žinai, ir tau buvo toksai, kad tu dišovai jauties grįžti, verki ir panašiai, bet at the same time ateina rytas, žinai, atsikeli, eini ir darai, ką reikia. Yeah. O man buvo toksai, kad aš atsikeliu, aš žiūriu į kompą ir aš padarau bare minimum, žinai, kad tik tai ten, kadangi marketingistas. Jo, tu sumenedžini biudžetus, Yeah. žinai, kažką pasižiūri, tai svarbiausius dalykus, atrašai e-mailą, atrašai sleką, žinai, ir viskas. Ir aš tada sėdėjau prie kompo ir aš tiesiog scrollindavau tiesiog darbinės platformas, bet nieko nedarydavau, nes aš žinodavau, man pilna taskų prisikaupė, bet kad juos padaryti, tau reikia energijos, žinai, ir tu tokio įeiti kažkokį fokusą į kažką, ir tada tu pastringi, tu tiesiog nedarai to, bet ir nedarai kažko kito, bet negali ir nueiti nuo kompo, nes tu atrodo, aš turiu dirbti, žinai, kažką turiu daryti. Bet neišeina to actually, žinai, padaryti, to veiksmo, kad... O tai kaip tu išsprendai šitą dalyką? Na, aišku, čia nėra taip, kad, žinai, išsprendai one step, tipo, bet, gerai, tarkim, hitintum vėl, Arnas, tipo, hitina šitą sieną, ką tu darai? Žinai, aš pasakysiu, mano tokia istorija yra, kur su to burnautu aš turiu tokį santykį, kur aš nesakyčiau, kad mes susitaikė ir atsisveikinę, žinai. Yeah. Tai tiesiog buvo fazėm, buvo fazė su Gatane, kur aš tiesiog padarydavau dalykus. Šiaip, manau, dabar kai pats samdau žmonės, matau jų kelionę, aš suprantu, kad plemba, taip atvirai nemeluojant, 9% žmonių praeina pro šitą dalyką. Ir, žinai, sunku pasakyti 100, nes gal dar laukia tik tai, gal ir 100, bet praeina dalyką, kur ir man tas buvo ir prisidėjo prie to burnauto, aš esu įsitikinęs ir prie visų tų emocijų, kurias patyriau, tai buvo tas, kad augimo tavo karjeroj, sakykime, augimo struggle. Pavyzdžiui, ką turiu omeny, kad mūsų industrija, ir tu, manau, gali sutikti su tuo visiškai pilnai, kad yra nežmoniško greičio. Yeah. Man yra crazy ir aš nesugavau dar vienos industrijos, sakykime, kad tu kaip samdomas specialistas nuo nulio per 2 metus, kad tu gali tiek algą pasikelti, sakykime, ar tiek uždirbi pinigų, ar tokiu greičiu tenai, sakykime, ten aš pradėjau su Gatane, prieš su Gataną, sakykime, ne, tenai su to vadimu Zizu 205 eurų per mėnesį alga, 500 eurų ant biudžeto, ne, bet aš po 2 metų išleidęs 50 milijonų. Tai seniai, žinai, kokiu greičiu čia yra fucking, tai išleidęs 50, sugeneravęs tenai, žinai, 100 ir ten dirbęs su Kevino Harto brandu ir ten Paris Hilton ir ten whatever. Crazy, žinai, per 2 metus. Ir atrodo, kokia dar industrija yra, kur per 2 metus tu daktarą, žinai, pasisidok, nuo nulio, nieko nesuprantu, po 2 metų top chirurgas, žinai, jo daktaras Hausas. Tai toks, atrodo, gal yra, bet aš tiesiog nesugalvojau. Bet tai turi kainą, žinai, tai turi kainą, kad viskas taip greitai keičiasi. Ir tai turi didelį svorį ir atrodo, tu kai pradedi, tau viskas nauja. Ir tu tiek turi daug naujų dalykų, kuriuos tu, žinai, vis turi išmokti, nes tu žinai, kad manęs dar šitas laukia ir tu tiesiog nežmonišku greičiu mokais, daug feilini, greitai adaptuoji, žinai, iš naujo, nebedarai tų klaidų, darai naujas klaidas ir tiesiog sukasi ir tu patampi, sakykime, ten senior lygio toksai specialistas. Pas mus agentūrai mes, sakykime, per 2 metus tikrai žmogus yra senior lygio specialistas, žinai. Bet ateina momentas, kur matau ir mano agentūroje, ir man pačiam buvo, kur kai tu pasieki lygį, kur tau jau nebeteina kažkas ir nesako, žiūrėk, padaryk šitą, tau reikia šitą, iki penktadienio bet tu pasiekęs senior lygį, tu jau pats turi spręsti, ką tu darysi. Taip. Tau aišku, ką tau visą laiką sakė padaryti, bet jeigu tu nori būti senior, žinai, tai tu turi pats sugalvoti savo užduočių, pats sugalvoti, kaip tu save pušinsi, pats sugalvoti, kaip tu naują idėją sugalvosi, atneši ir panašiai, žinai, nes tau nebėra tik execution, tau yra jau strategija, dar kažkas brainstormas, žinai, idėjų generavimas ir panašiai. Ir man buvo tas momentas, kur aš įėjau į tokią komforto zoną, aš žinau, ką aš moku ir žinau, kad kitas žingsnis yra, žinai, kur tu turi išmokti nedaryti. Tu turi išmokti nebe-executing, žinai, ir kapuot 12 valandų. Tu plembai, eit pasivaikščioti, paklausyti marketingo podcastą, paskaityti marketingo knygą, nežinau, tiesiog aš net žiedau ten Netflix'o show apie skincare, nes turėjom skincare klientą ir kaip tenai, kokias psichologiniai dalykai. Ir tu tiesiog nebeturi to, kad managing biudžetą atjungti šitą, o tiesiog sėdėti ir ieškoti informacijos, žinai. Čia sunkus dalykas. Ir sunkus dalykas perėti iš vieno į kitą, nes tu vienas labai aiškus. Aš turiu užduoti iki trečiadienio, ją padarai arba nepadarai ir labai matuojama. O čia dabar
jeigu kiek valandų full time'as, 2 valandų padarai executioną, 2 valandų tu turi skaityti, klausytis ir toksai, žinai, ir tada tu prarandi tą, žinai, atrodo, tokio, reikia kontroliuoti tą laiką pačiam, o ne kažkas kitas tau. Tai va, man buvo toks momentas, kur atėjo šitas ir aš tiesiog tokias savo lubas užsidėjau, žinai, ir nebeiškilau iš jų. Ir tas automatiškai irgi, tu supranti, kad tu net taip darai, net neišnaudoji savo potencialo, žinai, ką reikėtų daryti, vėl burnautas, atsisėdi, žinai, ką reikia padaryti, bet neprisiverti. Ir tada tu, kas įsijungia, vidinis kritikas, nežinau, ar visi yra susipažinę ir susitikę ir identifikavę, bet jis yra visiškai pas kiekvieną, daugiau, mažiau yra pas kiekvieną, yra labai gera knyga, kurią, nežinau, visiems rekomenduoju, Positive Intelligence, tai yra knyga ir kursas, bet kritikas gali pasireikšti 3 būdais. Tai yra kritikas, kur tu kritikuoji save, kritikas, kur kritikuoji kitą, ir kritikas, kur kritikuoji situaciją, tenai šaltas maistas, tu ten kas pastačia per barzdą, žinai, ir aš tai kaip aš iš viso atrodo, ką apsirengę, žinai, ir kaip aš nekenčiu savęs. Tai pas mane buvo savęs kritikas, nu, vis dar yra labai garsus, tik aš dabar jau su juo moku daugiau bendrauti negu anksčiau, bet per burnoutą, nu, tai tu sėdi, tu prasėdi 8 valandas prie kompo, tu actual darbo padarai 1,5 valandos, žinai, ir tu supranti, kad tu, žinai, likusį laiką, ten 6 valandas, tu įkvoji visiškai, tada tu atsiguli į lovą, galva taip, žinai, ir mintis, tu lochas, tu nieko vertas, žinai, ir vien tokius mintis, kaip, nu, tu tiesiog menkysta realiai esi ir kaip tu nieko nesugebi, nes tu žinai, kad viduj kažkas yra, kas... Ir man atrodo, gal pas visus, kurie ir straglina su to, žinai, tas kritikas toks stiprus yra, nes net ir kritikas supranta, kad tavo potencialas yra didesnis, žinai. Ir dėl to jis toks garsus, nes jis supranta, bet tu gali daugiau, žinai. Ir kodėl tu šitą darai? Ir ta kritikas, aišku, tik komunikuoja, gal ne pačiu geriausiu būdu, bet jo, tas yra potencialas. Tai ir man buvo, žinai, kad tas potencialas tiesiog atrodo yra didelis, aš jo neišnaudoju ir tada įsirėti į tokį šūdą. Bet su Gatane pradėjau dėl kitų priežasčių, tenai vidinių, žinai, dėl kurių supratau, kad aš jau tikrai nebūsiu, čia yra nesąmonė, jaučiuos blogai, perdegęs ir panašiai. Buvo mintis 3 mėnesius nedirbti, išeiti 3 mėnesius nedirbti, palsėtis, rechargintis ir panašiai. Atsirado galimybė įkurti agentūrą, tai išėjau iš su Gatano, įkūriau savo agentūrą ir va dabar 2,5 metai jau agentūroje. Ir kas įvyko, žinai, irgi klausai, kad kaip iš to burnautų, žinai, kaip tu sudylini. Tai toks fucking paslaptingas dalykas, sakau, aš dar dabar su juo bandau, nu, kaip man su juo atrasti santykių, kad atsisveikinti, žinai, nes kas įvyko, kai aš išėjau su Gatanu šitų šiknoj, bet kas, nu, atsirado galimybė agentūrą įkurti ir tada toks excitementas, kažkas naujo, žinai, ir daryti. Naujas etapas. Jo, naujas etapas ir tada tu, bum, kažkas net viduj, kur tu atsiranda tas, žinai, toksai gal irgi žinomas jausmas, kur tu atrodo, gali prasidėti na 10 valandų ir tau nesijaučia, kad tu prasidėjai 10 valandų, nes tu yra excitementas, kažkas naujo, kur tu sukursiu kažką, kas, žinai, dabar nieko nėra, o kaip padaryti, kad būtų daugiau ir toks excitementas. Ir man buvo 3 mėnesius kažkur agentūroje, pačioj pradžiai, samdėm žmonės, ieškojom klientų, klausinom klientus, performinom, tenai failinom, žinai, tenai kitą specialistą, praplės services. Ir daug excitemento, nes challenge, atrodo, tu nieko neturėjau, kažką darai ir bildini. Super. 3 mėnesiai praėjo, tų problemų, žinai, nu, nesibaigė pat, žinai, bet jau nebėra to excitemento, nes jisai dingo. Ir tada kas sugrįžo, hello burnout, žinai, ir tada tu vėl sėdi ir vėl negali prisiverti, žinai, daryti kažko. Nu tai negaliu, žinai, pasakyti, kad aš atradau, išsolvinau visiškai šitą. Atrodo, gal, žinai, kaip visada, kaip su viskuo, žinai, galbūt ir atsakymus, ką reikėtų daryti, žinai, ar darai, vėl yra kita tema, žinai, bet jo, in the process. Ok, tai gerai, nu žiūrėk, tipo, sakai, kad išėjai iš su Gatanu, pradėjai savo agentūrą, naujas excitementas. Aš dabar irgi kinda per šitai pereidinėjau, nes tiesiog pakeisiu kardinaliai, nu, rolę savo, žinai, ką aš dariau agentūrai. Ir sako, ką toliau dabar teks daryti. Ir aš irgi, vakar jau galutinai mes komitinom, kad aš čia pereisiu, tą darysiu, žinai. Ir aš grįžau namo, atsigulu į lovą ir aš negaliu užmigti, nes tiesiog aš taip laukiu rytoj, žinai, atsikelsiu ir rytoj visiškai nauja diena. Nebėra daugelio dalykų, žinai, ką man reikės daryti. Nu ir aš jau radau savo tokį, kaip pavadinkim, nu, next step, nežinau, kaip įvardinsiu. Tai jeigu tu jau, žinai, po 3 mėnesių sakai, kad tave, nu, būkim bėdim, bet teisingai užpiso iš esmės tą agentūrą, tai koks tavo next stepas? Žinai, aš nežinau, sunku pasakyti, ar užpiso būtent pati agentūra, nes atrodo, mintis, tai jas gali ir
apsitemdyti, žinai, nuo tos būsenos. Jo, Ir tu esi burnautė, tai tau visas gyvenimas, žinai, gal užknisęs yra, tai nereiškia, kad tu esi nusižudysi, žinai, nes tau, žinai, nu, viskas užkniso. Tai jo, žinai, gal čia, žinai, irgi yra momentas, kur reikia tų 3 mėnesių, žinai, kuriuos aš ten planavau jau ten prieš daug metų, prieš 3 ar ten 4, žinai, kad išvarysiu, žinai, ir palsėsiu, pakeliausiu, pasikrausiu naujų patirčių, palsėsiu, negalvosiu, žinai, nebus streso, kad tu turi dirbti, turi atrašyti, turi sudylinti, turi pahairinti, turi atleisti, nu, žinai, su tų ir gal, žinai, to užtektų. Tai čia irgi sunku, žinai, atsakyti, bet jo, kad palsėti reikia, tai tikrai, sekmadienį skrendu, žinai, palsėti, tai gal figuriautinsi dalykus. Jo, okay. gal ir už 2 savaičių bus kitaip. Ok. Aš norėjau paliesti dar vieną temą su taim, ką... Aš turiu vieną gerą temą, kuri, nes tu pats paminėjai ir man taip žavu ir atrodo, aš gal neturiu tokio įgūdžio, apie kurį tu paminėjai ir kuris mane taip labai sužavėjo, nu ir aš tą pažįstu, mes esam kalbėję, gal nesam kalbėję apie tai, bet man dabar taip kažkaip iššovė, žinai, ir... Įgūdis yra gebėjimas verkti. Ir man čia yra tokia įdomi tema, nes viena, tai tu, nu, verkimas tai yra vis tiek emocijų paleidimas kažkoks, tu išsivalai, tu turbūt dažniausiai jauties geriau po to išsiverkimas, kažkoks vis tiek įvyksta resetas ar kažkas išeina, žinai. Tai čia vienas momentas, o kitas momentas, žinai, kitam laipsnį galbūt yra, žinai, atrodo, tu taip atvirai, žinai, pasakai be jokių parkių, panetkių, žinai. Ir man toksai yra tas kitas sluoksnis, žinai, to verkimo, kad, nu, yra visuomenės stereotipas nevyriškas, žinai, ir tu kaip vyras negali verkti, su kuo aš nesutinku, žinai, ir pats, sakykim, per visokius experiences, ar tai būtų refbeffingas, ar ten psichoterapeutų su coachingu, žinai, man irgi būna, kad pasileidžia, žinai, ir aš tenai pratrūkstu, bet man kas žavu, kad pas tave yra, žinai, tau nereikia išorinio impulso, nu, kalbi su coacheriu ir iš tau duoda kokią mintį ir tu, tu savo, žinai, ir pasileidi, o tu gali ir pats. Ir man toks žavus yra, nes tu atrodo moki paleisti tas emocijas, gal kurių visiems, aš esu įstikinęs, ateina diena, kaip per daug visko. Ir žinai, aš, pavyzdžiui, aš esu įstikinęs, kad mano tiesiog coping mechanizmas yra toksai, kur aš uždėsiu, žinai, kažkuo, uždėsiu nesveikų maistų, uždėsiu ten skrolinimu, žinai, darbais, beleko, žinai, kažkas, kas yra nesveika, bet aš tiesiog užkraunu, kad jisai tenai nebelystų į viršų ir tiesiog pabėgu, žinai, nuo to, iki kol ateina momentas, kur kažkas ne taip, pradeda analizuoti ir dainė galų gale, bet atrodo pas tave yra tu hujovo, ten diena, žinai, laikas, periodas, brum, įsiverkiai, važiuojam toliau. Tai man tas labai žavu, gal galėtum, žinai. Ok, ačiū, gražu. Jo, nublemba, aš man atrodo tiesiog kažkuriam gyvenimo taške turėjau su to daug problemų ir čia buvo, nežinau, turbūt kai 16 kokiu buvo toks etapas, kai buvau įdomiuose labai santykiuose, kurie žiauriai daug ko išmokė mane apie jausmus, emocijas ir kažkaip visą laiką būdavo toks... Nežinau, mačiau gal tiesiog artimoje aplinkoje irgi daug pavyzdžių, žinai, kur yra emocija, tu jau užgniauži, dedi ant viršaus kažką ir, žinai, tarkim, tau grįžta tas dalykas kažkaip, nežinau, ta problema vėl iškyla ir tau jinai iškyla, nežinau, imkim 10 baliai sistemai, ten 6 iš 10 skauda, kai jinai iškyla. Mano aplinkoje kas būdavo, tai būdavo 9 iš 10, 10 iš 10. Ta emocija grįžta, ta problema grįžta ir jinai tai dar žiauriau pradeda daužyti, nežinau, tipo, nuvaro į dar žemesnius taškus. Ir man tiesiog gal natūraliai tas suklikino, kad man tas verkimas, žinai, nėra toks baisus dalykas. Jo, yra tas visuomenė, žinai, nusistatymas, kad jo aš vyras ir neturėčiau verkti. Bet man kažkaip nusispjaut ant šito, nes realiai, žinai, kas yra, kad ir kaip banaliai skamba, aš vienas gimiau, vienas ir mirsiu iš esmės. Nu, tipo, jo, mane tėvai sukūrė ir visa kita, bet ar tu, žinai, atsiminsi, kad aš verkiau ten prieš 2 savaitės, nu, pamirši visiškai. Ne, tas stereotipas man kaip tik vyriškesnis vyras yra tas, kuris geba verkti ir tai nepaveikia jo vyriškumo, žinai, nes man atrodo labiau yra ne vyras tas, kuris bijo verkti, nes ką pagalvos kiti, žinai, ar aš ten būsiu. Tai tai man tas ir yra, kad, žinai, aš gal net ir darydamas tą podcastą, aš dabar turėjau iš tą mintį, aš kažkuriam taške nusikeikiau, tu irgi nusikeikiai. Ir aš atsimenu prieš 2 metus, kai dariau, man būdavo baisu pasakyti, ar keiksmažodį, ar kažką nekultūringo.
Ir dabar galvoju, nu gerai, nu kažkas man paknis protą dėl to, nu gerai, savaitę pasys, viskas, baigsis, taip žinai, ir aš pamiršiu tą kažkokį nusiskundimą. Tai lygiai taip pat ir su tom emocijom, žinai, jeigu tu pasirodysi silpnas, nu žmonės jo kažkuriam taške gal atsimins, tai žinai, gali pastumti ant tavęs, bet jeigu tu esi apsupęs save žmonėm, kurie, nežinau, tokio dalyko kaip verkimas, tarkim, neembrace, tai aš tada permastyčiau, žinai, kokiai žmonėm tu save esi apsupęs. Tai man gal irgi pasisekė, aš daug laiko ir realiai nuo pradinių klasių turbūt didžiąją dalį laiko praleidau su merginom, bendraudamas. Didelis ratas mano draugų procentaliai buvo merginos ir aš gal iš tenai, nežinau, išmokau tokių dalykų, žinai, dalintis jausmais ir panašiais dalykais. Tai man nebuvo kažkas gal naujo iš tos pusės. O dabar žiūrint irgi, man tos emocijos, man tai yra gražus dalykas. Tai ne vakar, užvakar turėjau labai gerą pokalbį apie tai, kad mūsų visa karta, nežinau, aplinkiniai ratai yra, tau ateina klausimas, kaip tu jautiesi, žinai, ir tu dažniausiai atsakysi gerai, blogai, normaliai. Vienas iš 3, most of the time bus, jeigu tu nepraplės to. Ir aš tada pradėjau galvoti, žinai, kas yra tas gerai, kas yra blogai. Ir pavyzdžiui, tokios emocijos, yra laimė, nelaimė. Nėra tokių, pamirštam emocijas tokias kaip pavydas, pyktis, nežinau, kažkoks džiugesys už kitą. Yra žiauriai daug emocijų, tipo, ir nėra tokio, kad tu jauties arba gerai, arba blogai. Ja. Ir man dabar, prieš porą metų irgi tas buvo toks etapas, kur aš irgi labai svėriau, čia darau gerai, keliuosi 5 ryto, zaibys, darau gerą dalyką dėl savęs. Nežinau, parūkai cigaretę, darai blogą dalyką. Ir toks, žinai, visą laiką gerai, blogai. Dabar, okei, keliuosi aš kada noriu, stengiuosi, žinai, anksti atsikelt, nes man patinka tiesiog rytą gerą turėti, bet parūkau aš tą cigaretę ir neskaudu. Okei, norėjau, padariau viską, žinai, bet tas sąmoningumas gal toksai, žinai, kur tu labiau priemi save, irgi svarbus dalykas tais jausmais. Išmok priimti save, kad, žinai, nebus visą laiką, nebus tu visą laiką metalinis, nebus visą laiką taip, kad tu 16 valandų per dieną sugebėsi dirbti, žinai, ir viskas bus ok. Mes visi turim šūdinus epizodus gyvenime ir juos reikia embracinti, žinai, nebus tų blogų epizodų, tai tu kitą kartą, kaip tau Barsui buvo nušvitimas, man turbūt Azorose keliaujant irgi buvo toks, kur, wow, aš iš tikrųjų žiauriai gerai jaučiuosi, yra daug šūdo, taip, bet it's part of the game. Nebus taip, kad viskas tau čiki reikia, žinai, čia irgi pereisiu gražiai į kitą topiką, kokią tu man problemą labai išsprendėjai. Tai buvo praeitais metais žiemą, kur kalbėjom apie pinigus. Ir man buvo tas, kad aš pagaliau gavau, žinai, aš podcastą sustabdžiau dėl to, nes tiesiog man reikėjo pinigų užsidirbti. Ir aš padėjau vaikytis tų pinigų ir viskas gerai, tu pasieki ten, žinai, 1000 eurų, 2000 ir tas 3 štukos, 4, 5 ir tu nesustoji, atrodo, tas tavo varikliukas, taip, jisai nesustoja. Nes reikia. Jo, nes reikia. Ir tada tu man tiesiog vieną klausimą, taip pat. Aš nežinau, ar visiems jisai klikina, taip, man, tipo, aš kažko dar esu paklausęs. Tikrai ne visiems, bet... Man tuo metu tai buvo toks, tipo, kaip, sustabdė mane, tai visiškai, žinai, kiek tau pinigų reikia. Ir aš neturėjau to atsakymo, aš atsimenu, aš pasimetu, tipo, ir neturiu to atsakymo. Tada kažkaip, nežinai, tu man pasakai, pagalvok, tiesiog, kai turėsi atsakymą pasakyk, ir aš tada atsimenu, ėjau namo, variau dar pas tėtę aplankyti. Ir aš galvoju apie tos pinigus ir aš supratau, kiek man jų reikia iš tikrųjų, kad aš jausčiaus, žinai, gerai pavadinkim ten, žinai, galėčiau pasportuoti, galėčiau pavalgyti skaniai, galėčiau, nežinau, nuvaryti su draugais į barą, jeigu norėsiu, whatever, tipo, išsirašai tos visus dalykus. Ir tu žinai, kiek tau reikia šaibų, kad tu jaustumės saugiai. Visa kita yra on top of that. Ir man šitas dalykas irgi labai daug tokių, problemų kinda ir išsprendė, žinai, ir tos laimės overall pridėjo. Nes prieš tai būdavo, žinai, kur labai būdavo ta laimė, nelaimė, tai jeigu vieną mėnesį uždirbi ten 100 litų, kitą mėnesį uždirbai 9-8, kas nėra didelis skirtumas, bet man tas skirtumas būdavo, mažiau uždirbau, tipo, aš prastesnis esu automatiškai dėl to. Tai, žinai, net ir tie šūdini momentai, kai tau kažkas nepasiseka, uždirbi mažiau, neišsirašai tokio gero bonuso, nežinau, dar kažkas, it's part of the game. Ir tie visi experience ir susideda į tą, žinai, kažkokius jausmus, emocijas ir kaip mes jaučiamės. Ir, nežinau, labai, aš dar irgi nemanau, kad esu tame etape, kur labai savo jausmus suprantu. Aš gal jau pradėjau juos atpažinti ir, žinai, ką man reikia tada daryti, žinai, jeigu aš, pavyzdžiui, jaučiuosi, žinai, nenori nieko veikti, atsikeli,
tingiu šiandien kažką daryti ir tu žinai, kad ten parašys koks nojus, sakys, padarei šitą ar nepadarei, žinai. Ir čia nepiktai, aišku. Tai žinai, aš žinau, kad tas ateis. Tai kaip aš galiu pasičiadžinti save? Varyk prasibėgti, viskas, žinai. Ir aš automatiškai atpažįstu emociją, actionas yra toks, tada aišku jau yra, žinai. Ir aš prisiversiu ir liksiu gulėti lovą. Tai yra tokių, bet nežinau, ar atsakiau to klausimą, labai išsiplečiau apie tos jausmus. Tai viskas gerai, manau. Man labai įdomu, tikiuosi, ir kas klauso įdomu. Kalbėjai, žinai, daug minčių pačiam, tiek apie tos pinigus, tiek apie tas emocijas. Man apie emocijas toksai irgi aš prigaunu, kaip aš pats kiekvieną dieną, pavyzdžiui, keiksmažodžiai, ne, irgi. Ir aš buvau įrašęs, podcastą su Kristijonu, žinai. Aha. Ir dabar, kai klausau to podcast'o, ar ten kažką, ar kažkas kažkaip ar prisiminė, netgi ką kalbėjai, ar kažkokiu būdu atsiranda vėl, įsijungi biškai, prasisuki, ką aš kalbėjau, ir man toksai gėda tokia, eiktų savo, dabar čia, žinai, internete bus dabar, nes keičiasi, žinai, tenai buvo prieš 2 metus, žinai, ir blemba, kardinaliai gerai, ties kai kuriais dalykais kardinaliai mano mintis pasikeitusios. Ir aš tenai irgi, žinai, keikiausi, žinai, ir panašiai, ir, nevaržžiau save, žinai, ir kalbėjau, ir dabar toks atrodo, kam aš taip dariau, jeigu klausys ten toks ir toks žmogus, kuris man didžiulis autoritetas, žinai, gyvenime, ir matys mane tokiam ampluo, kur aš tenai, žinai, čia tas, ir toks galvu, what the fuck, bet tada dabar, nežinau, kažkaip dabar aš iš tikrųjų net kalbant supratau, kad išsiugdžiau tokį įgūdį, kur labai dažnai iš stebėto pozicijos galvoju, stebiu save. Ir pavyzdžiui, kai kažką noriu padaryti, ir tada pagalvoju, ar čia tikras aš. Žinai, ir pavyzdžiui dabar, tu pasakėjai, aš nusikeikiau, ne, tu nusikeikiai, ir aš tada galvoju, aš galėčiau čia ateiti, kalbėti be šiaulietiško akcento, žinai, galėčiau nesikeikti, žinai, ir visa kita. Bet tai nebūčiau aš. Tai būčiau tada versija, kuri yra prie podcastų, žinai, kad žiūrėkit žiūrovai, aš geresnis negu esu usually. Taip. Ir toks bullshit, žinai, tai man toks, aš noriu nesikeikti. Ir gal vėl praeis 2 metai, žiūrėsiu šitą podcastą, galvosiu, durnelį, kam tu keiki, žinai, ir visa kita. Bet šiai dienai, esu toks. Ir tu pats kalbėjai, žinai, apie priėmimą savęs, kad, žinai, aš priimu save, žinai, kad aš esu toks, aš galiu verkti, aš galiu ten tokią emociją turėti, žinai, ir panašiai, ir man pofik, ką kiti pagalvos, nes that's me, ir aš gimiau, sakai, vienas, mirsiu vienas, ir that's me, žinai. Tai man čia atrodo tokia, didžiulė kelionė, kur man asmeniškai, bent jau tiek, kiek eidamas per visus sąmoningumus, self-development, mindfulness, vadink kaip nori, žinai, bet aš įsigryninau, kad dabar taip galvoju, žinai, kad atrodo, aš gimiau su viena didžiausių pamokų nuo vaikystės, tai yra meilė savo. Ir tas, žinai, priėmimas, that's me, žinai, yra meilė savo, kad tu priėmi save toks, koks tu esi. Tai, aišku, mes čia biškai šokinėjom tenai nuo pinigų ir emocijų, bet ta tema man, labai įdomi, nes aš dabar joje gyvenu ir man tai yra vienas didžiausių kliūčių, straglų, kur, žinai, čia toks dalykas, kur atsiliepia visame kame, ką tu nori tą paimti. Tu gali, pavyzdžiui, paimti tos pačius pinigus, santykius su draugais, su antra pusė, su tėvais, su belekuo. Tu gali paimti, ar aš ateisiu į podcastą ir išdrįsiu, ar ne. Beleką, atrodo, kiekvienas žingsnis gyvenime vis tiek šaltinis yra meilė savo. Meilė savo, meilė kitiem, meilė pasauliu ir panašiai. Ir atrodo, pavyzdžiui, pas mane didžiausias struggle yra nuo vaikystės, dėl ko aš nebuvau laimingas, todėl kad aš žinau, kad aš nemyliu savęs. Mano vidinis kritikas buvo, ir yra ypatingai garsus, žinai, ir jisai buvo irgi suvokimas didžiulis iš tikrųjų, kur Positive Intelligence per šitą praktiką, kad, kaip pasakė apie tus kritikus, žinai, kad yra 3. Ir aš taip galvoju, kaip ir make sense, žinai, tu ateini į restoraną, šaltas sriuba, kas čia daug įdys, žinai, kodėl čia šviestuvai tokie, kaip čia sugalvoti iš vis taip tokį stalą, žinai, ir tu gali užsisukti tą, kur tu, negatyvų žmogų, žinai, ir aš savo aplinkoje daug turiu, ir kai dabar tai žinau praėjęs, iš informacijos, žinai, pusės, aš labai lengva pastebėti. Manau, kad visi, jeigu norėtų atrastų, žinai, savo gyvenime žmonių, kur visi visko nepatenkinti, žinai, bet pas mane, kas buvo žiauriai išsislapstinės kritikas, aš žinau, kad save kritikuoju, žinau, kad pas mane, labai aukštoj skaliai, sakykim, tas vidinis kritikas, bet ko nežinojau, kad pas mane buvo kritikas,
kitų, žinai. Aha. Kad, pavyzdžiui, išeinu miestą, žinai, nu ir aš, žinai, įsivaizdinę, žinai, kad aš uždirbu ten X pinigų ir galvoju, nu čia jau kietai, žinai, ir panašiai, man čia tik tai tiek metų, žinai, aš jau čia tiek uždirbu ir panašiai, ir einu gatvė ir ten eina koks bičas random, gražus bičas, žinai, sportiškas su kostiumu, žinai, einu ir man pirma mintis iš karto. Seniai, aš už tai daugiau uždirbu, žinai. Tipo, ką tu čia toks eini kietas, tipo, ir visa kita. Ir pas mane tų minčių būdavo daug, bet ko nepastebėjau, kas man buvo crazy suvokimas, kuris labai padėjo dirbti su savim, kad tada aš, tipo, turėjau užtektinai sąmoningumo, kad iškart pastebėčiau šitą mintį, kad ir tada aš toks, ką tu čia, kaip tu gali ant šito žmogaus, kurio tu nepažįsti, neįsivaizduoji, ką jis daro, gal ten milijonierius, multi yra, žinai, iš užsienio ir panašiai, o tu jį taip suvarei, žinai, ir aš tada save pradėdavau austi. Ir tada man toks buvo lemputės momentas, tas užsidegė, žinai, kad mano vidinis kritikas yra toksai, žinai, kuris kitą kritikuoja žiauriai, pastebės, kad kitą kritikuoja, bet nepastebės, kad tada aš save pradedu kritikuoti nenormaliai. Dėl to, kad kitą kritikavau, žinai. Nu, tai tas kritikas, man atrodo, turi tą direct correlation, žinai, į meilę savo, nes aš suprantu, kad aš nepasitikiu savim, nepasitikiu, kaip aš atrodau, galvoju, gal aš netoks gražus, netoks sportiškas, žinai, aš taip netrodau kostiume, žinai, ir tada, kai pamatau kažką kitą, tu iškart nori nutemti savo lygį, žinai, ir tada jį apvarai, kad ir mintyse, tam, kad jaustumės geriau. Nu, čia bullying paremtas turbūt, žinai, ant viso šito. Bet jo, man tas meilės savo reikalas, tai, nu, didžiausias challenge'as, su kuriuo dabar ir su coacheriu, ir su psichoterapeutais, ir per visokias praktikas, tą pačią psichodeliką. Vienintelis dalykas, kuris iškildavo, tai būdavo šitą, žinai, ir dabar tikrai negaliu pasakyti, kad, žinai, myliu save, bet man atrodo, kad aš tokį, žinai, su coacheriu dirbantis, klausiu, žinai, sako, o kaip atrodo Arnas, žinai, kuris myli save? Aha. Seni, aš žinau, atrodo, aš per visą kūną aš jaučiu tą jausmą, kaip aš jaučiuosi, kai aš mylėsiu save. Aš atrodo, žinau, pavyzdžiui, jeigu vyks kažkokia situacija, žinai, ir tu man kažką pasakysi, kas ne visai gražu ir tu užstumsi, žinai. Aha. Dabar aš gal, žinai, nusižvengčiau ir paeičiau prie kito dalyko ir ignoruočiau. Aha. O žinau, kad mylinti save Arnas sakytų, Jurgi, kodėl tu tai pasakai, žinai? Aha. Man skaudėjo, žinai. Ir tipo, nors tu pasakai kaip bairį dar kažką, ir dažniausiai tu nenori numušti to vaibo, kad čia tokį rimtą dalyką pasakai ir bum, kažkas čia nusimušo, žinai, nebe bairį, o čia tipo rimtas. Ir dažniausiai, žinai, žmonės praignoruoja, žinai, ir mano aplinkoje aš tai pastebiu, bet grįžti namo ir parinės ir galvoju, bliau, nesilas tas irgi, žinai, ką pasakė, negražiai ir užsiparinė, žinai. O žinau, kad mylintis Arnas, jis atsakytų, kodėl tu tai pasakai, žinai, aš nenoriu, kad tu sakytum, nu man geras draugas, aš tave vertinu, nenoriu, kad tu mane žemintum, tu labiau prie žmonių. Ir tu prie žmonių dar pasakai, žinai, atrodo, nu, ne, žinai. Tai va toksai, man toks vidinis jausmas, kad aš atrodo, kiekvienoje situacijoje, aš žinau, kaip elgiasi mylintis save Arnas. O bet tai kodėl tu tada nepavyksta, tipo... Nu, žinai, va, čia ir yra dalykas, sakai, nepavyksta. Ar tai tada turi būti, žinai, kad aš dirbu su coacheriu ar ten psichologu, psichoterapeutu ar beleko, ir aš tada išsikeliu kokį vieną crazy dalyką iš vaikystės, bam, sudirbu su juo, žinai, jį paleidžiu, bum, ryte atsikeliu, myliu save, viskas dabar toks. Ne, tai faktas. Bet gali ir tai būti, aš esu įsitikinęs, žinai, gal yra kažkokia trauma, kurią mes ignoruojam, kurios neatsimenam, žinai, ir tu išsikeli ir tada pamatai, kad čia va šaltinis, tada supranti, pakeiti santykius su ta trauma, kad čia gal, žinai, ne blogo, o gero davė, nes esu, kur esu, žinai, ir dabar, kur esu, gal yra gerai, bla. Ir gal įmanomas toks scenarijus, bet yra kitas scenarijus, kur gal tai yra lėtas procesas, žinai. Gal tai yra procesas, kur tu pradedi nuo to, žinai, kad bandai save, nu, aš tai bent jau darau, kad bandau save pamilti netobulume. Nes pas mane labai sąlygota meilė, kad jeigu aš gerai veidrodį atrodau, aš tada galiu sakyti, ar ne aš tai myliu, žinai. Bet jeigu aš žiūriu save kaip dabar, yra baranka, žinai, iškritusi ir aš sportuoju tenai 5 kartus per savaitę, pirmą kartą gyvenime tokiu intensyvumu, svoris auga, barankos auga ir tu žiūri ir tu, nu, atrodo neapykanta eina, žinai, ant savęs, kad, nu, kodėl tu taip atrodai, žinai. Okay. Ir, nu, čia daug dalykų, žinai, tose situacijose ir pas mane yra labai sąlygota, kad kai viskas gerai, kai aš produktyvus, kai uždirbu pinigų, kai versle sekasi gerai, kai su draugai sekasi gerai, kai su draugė sekasi gerai, žinai, tada lengva save mylėti. Bet mylėti save, kaip viskas, žinai, šiknoja, arba ne viskas, bet kažkas labai, va, kaip tu pasakai, žinai, buvo momentas ten karjeroj, nu, tavo, kur tu tiesiog nespranti, žinai, tu dirbi, bet tau verk norisi. Ir tada, nu, tu verki, atsistoji veidrodį, bet myliu tą. Nu, sunku ja. Nes tu atrodo, tau blogai, tai kaip tu gali save mylėti ir tą sąlygotą meilę, žinai, tokia.
Tai mokinu, žinai, žiūrėti save veidrodį už tą baranką ir sakyti, nu, gerai, myliu tave, žinai, kad ir tu taip atrodai, tai laikina, kažkada bus geriau, bet dabar yra taip, aš tai priimu, kaip yra dabar, žinai, ir darai šitą. Okay. Keiksmažodžiai, žinai, norėčiau nesikeik, bet, žinai, tada dirbi su tuo, kad, nu, bandai save priimti ir keikiantis, žinai, ir tada kažkada gal turėsiu užtektinai sąmoningumo pakeisti keiksmažodį kitą žodį ir įsireikšti lygiai tą pačią emociją, žinai, bet dabar to neturiu ir bandau priimti save toks, koks esu, žinai, bet tai yra man asmeniškai, žinai, nu, neįtikėtinai sunku ir didžiausias tikrai struggle, kur atrodo, tu gali. Šiaip turiu istoriją, kuri yra vienas kriziškiausių dalykų įvykęs man dabar pastaruoju metu. Neatsimenu, yra kalbėję esame apie tai ar ne, bet čia susijęs su meilė savo. Ir labai apibūdins iš tikrųjų netgi ką sakiau. Buvau coachingo kursuose. Šiaip pertrau klaus, kada įdomu, žinai, kažkas, bet buvau coachingo kursuose. Priežastis to buvo irgi tokia, kad dar, nežinau, 4 metai turbūt atgal, galvoju, visi čia tokie užsimotyvavę tam marketingė, žinai, versluos ir panašiai, galvoju, aš nejaučiu tokios aistros, aš nejaučiu, kad aš gyvenu tuo, žinai, bet galiu ten, atrodo, sėdėti, visko domėtis ir man įdomu domėtis, nes aš noriu žinoti, atrodo, nėra. Ir, nu, čia fast forward tą istoriją, žodžiu, kad tiesiog pradėjau klausti, kokia yra mano aistra, atrodo, nu, nežinau tos aistros, žinai, kokia mano ta aistra yra. Ir galbūt reikia sužinoti, žinai, nuvariau, atsisėdau, atsiverčiau dienoraštį, pradėjau rašyti, angliškai rašau, tai, tipo, I don't know what my passion is right now, but by the time I finish writing, I hope I will find out. Ir tiesiog pradėjau rašyti, ir ten po 3 puslapių toks kaip lemputė užsidegė ir prisimenu save, kaip rašiau tenai marketingo podcastą, kuris buvo visiškai ne apie marketingą, nes man marketingas neįdomu, man įdomu daryti tai, ką mes darom dabar ir čia irgi susijęs su ta istorija, ir aš tada lemputė užsidegė, eik tu savo, aš įrašęs tą podcastą, kur dalinusi savo istoriją ir panašiai, realiai ką kalbam dabar, ir užverčiau kompą ir atrodo tiek jėgų, kad aš galėčiau fūro pakelti, žinai, atrodo negaliu, žinai, ir aš galėjau dar 3 valandas šnekėti, žinai, ir man tiesiog atrodo, aš pasikroviau, o ne išsikroviau, žinai. Yeah. Ir man buvo toks atsakymas, kad gal čia yra aistra, kur tu, žinai, kažką pasikrauni darydamas, energijos, o ne išsikrauni. Yeah. Ir tada atėjo suvokimas, žinai, kad tokį įsidėjau kaip vision statementą, žinai, kad mano tikslas ar passion ar purpose ar whatever yra, angliškai pasakysiu, bet, nu, galiu ir lietuviškai išvertus greitai galvoj, bet įkvėpti žmonės, dalinti savo istoriją, savo failais, struggle'ais, mintim, žinai, ir panašiai, žinai. Ir atrodo, aš nežinau, ar man tai sekasi ar ne, žinai, atrodo, su kažkuo pakalbu sako, eik tu savo, nu, tu sakai, paklausai klausimų, žinai, bet aš tau tai pasakiau, dalindamas į savo istoriją, kad man tai buvo su pinigai, žinai, ir aš priejau suvokimą, kiek reikia, kiek tau reikia, žinai, tas, ir man toks užsidegė, kad, okei, mano, dabar jaučiu šiai dienai, kad mano, ta aistra yra, žodžiu, įkvėpti žmonės, dalinti savo istoriją, failais ir panašiai. Žodžiu, dėl ko ir tada tuo momentu galvoju, kaip man kitą žingsnį dėti. Galvoju, į coachingą, nes coachingą, nu, gali padėti žmonėms panašiai, bet atrodo, gali gauti skillų, kurie galbūt, žinai, kažkaip tau padėlios tą įkvėpimą žmonių ar supratimą, empatiją įsigudyti didesnį ir panašiai. Ir tada, žodžiu, susiradau coacherį, Oleg Kofrikov ir norėjau pas jį. Bet taip šiaulietiškai, panetkiškai šnekant, apsimyžau, žinai, ir nepadariau, nenuėjau ir vėl įsisukai kitus dalykus ir panašiai. Fast forward, apie coachingą, kurį pasakojau ir dėl ko pasakoju, tai susitikau su draugė, sako, dalyvausiu coachingo kursuose. Sakau, kokiuose? Sako, pas Olegą. Sakau, prieš 2 metus, žinai, savo sakiau, kad varysiu pas Olegą, bet neišdrįsau, žinai. Sako, varom dabar kartu. Varom. Jinai nevarė. Realiai, jeigu išvariau, žinai, aš. Bet buvo viena geriausių patirčių, bet tuo pačiu vienas skaudžiausių patirčių, pasidalinsiu. Visas coachingas vyko tokiu konceptu, kad ten nebuvo teorijos, principų, modulių, technikų, dar kažko, bet visas to Olego coachingo mokymas buvo apie tai, kad ką mes sukuriam iš to 20 žmonių, rato žmonių, kurie atėjo mokintis, ką mes sukuriam iš to, mes iš to ir mokomės. Tai pavyzdžiui, aš galiu ateiti
vyko susipažinimo ratas. Ir dažniausiai visokiose renginiuose susipažinimo ratas, aš Arnas iš Šiaulių atvažiavau čia, nes, tikiuosi, kaip pavyzdys. Aha. Ten susipažinimo ratas buvo, tu pasakai patį jautriausią, skaudžiausią dalyką, ko niekam nesakai ir gal pats net nenori savo mintyse net kontempliuoti ir sakyti, nes tau per daug skauda. Ir žmonės pradėjo dalintis, kaip jie mėnesis iki atvažiavimo tenai į mišką su virvė pasikarti ir nusižudyti, kitas tenai, žinai, kaip santykiuose negali atrasti laimės ir panašiai ir viskas griūna, kitas irgi, tiesiog crazy istorija, žinai, bet jos tikros ir nesuvaidintos. Ir viskas vyksta iš to, ką tu rate sukuri ir va tas Olegas veda, žinai, ir duoda feedback, jeigu tu paklausi klausimų, žinai, jis tau duos feedbacką po to, žinai, ar tavo klausimas. Žinai, iš to. Žodžiu, fast forward visam šitam reikalė, tiesiog nupiešiau konceptą, vyko egzaminas. Ir žodžiu. Ir man toksai buvo, kad aš atrodo, ėjau tenai, nes atrodo kažkoks buvo jausmas, kad aš galiu su tam pakalbėti ir mes, žinai, aš tau galiu padėti. Tai toks apsičiešini save, kad tu gal, čia galėtum būti geras coacheris, žinai, čia kažkas. Ir tada tenai, žinai, nuvarai ir atrodo, duoda kažkokios užduotis ir dar kažką. Vieną akimirką tu galvoji, kad tu gerai, kitą galvoji, kad tu nieko nesupranti ir tu niekada nebūsi coacheris, žinai. Bet toks vaibas, žinai. Ir esmė kame, kad tenai buvo egzaminas, buvo toks, kad turėjo ateiti klientas, turėjo būti coacheris prie visų, žinai, ir jie turėjo turėti tarpusavį sesiją, 20 minučių ir tiesiog, tą, ką mes ten mokėmės, ten, nežinau, mėnesiai, žinai, ir tiesiog, prie visų, žinai, realiai padaryti. Ir gavosi taip, kad, žinai, manęs niekas nepasirinko kaip coacherio. Kaip coacherio, žinai, ir aš buvau galiorkai, žinai, ir toks jaudulys stiprus, žinai, nes tu prie visų ir panašiai. Ir buvo, tokia kita moteris, kuri buvo kaip coacherė, bet nebuvo kaip klientė. Ir jinai bijojo labiau kaip klientė, žinai, eiti, negu kaip coacherė. O man gavosi, žinai, kad aš turėjau, irgi, man atrodo, gal buvau jau kaip klientas ir reikėjo, kaip coacherį, žinai, eiti. Ir aš jai sakau, davai, varom, žinai, davai, kas, pašnekėsim ir viską, žinai. Ir mes nuvarėm. Ir jinai labai stipriai atsivėrė. Prasidėjo sesija, visą kitą. Ir jinai atvėrė labai, iš tikrųjų, jautrų dalyką. O aš atsisėdau ir viso coachingo, jeigu taip, tą, ką Olegas mokino, sakykime, viso vadinasi flow coachingas ir viso to esmė yra, nėra technikų, nėra dar kažko, bet tu turi ne iš proto būti coacheris, o širdies. Ir kad širdis visą laiką tau, atsiūs mintį, ką tu paklausti, bet iš to, kad tu visiškai giliai supranti ir išjauti tą žmogų ir tu iš to išjautimo tu gali jį suprasdamas paklausti ir jam, padėti, žinai, kad jo, bet tai neteina iš proto, kad jis pasakė tai gali būti susijęs su tėvais, vaikystė, ir tu per to. O aš atsisėdau ir man, žinai, iš baimės tos vėl meilė savo, nes tu turi performinti, jeigu tu neperformini, tu nemylėsi savęs, nes tu esi kritikas, tu toks yra žinai, ir tada tu užsiparini, žinai, ir aš žiauriai užsiparinu, nes atrodo, aš turiu savo įsivaizdavimą, kad aš esu ten toks, apsičiešini, kad ten gal aš esu protingas, žinai, gal aš esu tenai toks, gal aš galėčiau būti geras coacheris, nes tenai, ir tų etikečių, žinai, daug. Ir kai aš ten atsisėdau ir man vien protas, aš niekaip negaliu atsipalaiduoti, kad būt savim, ne dabar koks esu savim, žinai, jau atsipalaidavau, viskas ir aš dabar esu toks, koks esu, kaip mes dviesi sutinkam. Ir esmė kame, kad kai jinai kalba, jinai atvėrė labai jautrų dalyką, o pas mane vien protas. Ir aš bandau per protą suprasti, tą pasakė, bet ką tai galėtų reikšti, ar čia tą ar tą. Paklausi klausimo, žinai, bet vien iš proto. Ir aš suprantu iš proto. Kai tu supranti, kad viskas iš proto, to reikia iš širdies, dar labiau protas įsijungia, nes panika dabar, žinai, ir kaip tu pasirodys prie visų. Ir žodžiu, ir kas buvo, žinai, mes pakalbėjom. Aš tenai papušinau, ten kažkokio dalyko, žinai, bet aš jau jutau, kad dinamika pasikeitė ir supratau, kad nebuvo gerai. Baigėsi sesija ir būdavo taip, kad, tu turėdavai pasakyti, kas tau patiko, kas nepatiko ir ką norėtum išgirsti iš visų, kad kaip feedbacką, žinai. Ir aš pasakiau, man patiko, žinai, nes jinai atsivėrė, man nepatiko ten kažkas, ką norėčiau. Ir sakau, žinai, aš suprantu, kad šita sesija nebuvo gera ir kad aš nesuperforminu, sakykim, gerai. Bet sakau, man nuoširdžiai, sakau, įdomu, nes aš žinau, kad buvo blogai, kad praleidau dalis kažkokią, žinai, kur galėjau kitaip, bet sakau, man nuoširdžiai įdomu iš visų jūsų išgirsti, kur aš padariau blogai ir ką aš galėjau padaryti kitaip, kad aš suprasčiau, žinai, ją, kad, žinai, visą tą. Ir aš nuoširdžiai, tokia buvo, žinai, iš tos meilės savo, kad aš tikrai noriu suprasti, aš žinau, kad buvo blogai, bet aš labai noriu suprasti, nes, man įdomu, žinai, kaip galėjau geriau padaryti. Ir viena moteris sako, aš pirmą noriu, nes sako, aš nebegaliu, man sako, net delnai, sako, prakaituoja ir aš nebegaliu laikyti savį. Ir jinai iš pykčio tokį, žinai, pasakė, jinai tenai turi coachingo patirties prieš ateinant tenai, žinai, nenaujokė. Ir jinai cituoju, žinai, sako, čia sako, buvo tipinė, sako,
coacherio ir tipo, tipinių coacherių ir klientės situacija. Atėjo klientė labai jautriai atsivėrė, o coacheris tipo sako, siekdamas tipo savo pergalės, tipo, vat, kažką suvarė, visiškai prašovė, sako, klientė, tipo, susipakavo savo tos jautrius dalykus, susivėrė ir, sako, buvo tą laiką, tipo, ir davė coacheriui pergalį, nes aš ant galo ten papušinau, tai ar tu nori, žinai, daryti, ar ten kažką, žinai, tokio, ir, nu, jo, noriu, žinai, tipo, kažką, ir, tipo, nu, čia pabaiga. Ir jis sako, tai va, tipo, coacheris pasiekė savo, klientė vapšė, tipo, negavo nieko ir išeina, susipakavo, žinai, ir visa kita, ir, tipo, va, tokia situacija, ir man jinai tik kalba ir aš suprantu, kad jinai tiesą sako, bet man nepykstu, mane pakirto iki tokio lygio, kad gumulas gerklėj atrodo yra pusę sekundės, vat kažkoks mini, vat toks impulsas, žinai, kad kažkas mane palies ir aš pradėsiu verkti. Ir toliau viskas, kas vyko, jinai tą pasakė, kiti pradėjo dalinti savo, žinai, kažkokius duoti feedbackus, aš visiškai zoom out, nes aš žinau, ką jinai pasakė, yra tiesa. Aš tikrai neatsivėriau, aš tikrai nesupratau, aš tikrai vien iš proto variau ir aš tikrai ant galo ten užpušinau, ne dėl to, kad, žinai, negavau, kad noriu laimėti ar ten dar kažką, considering, kad čia buvo success, o iš to, kad aš nemokėjau kitaip, žinai, ir aš dariau tiesiog tą, ką supratau tuo momentu, žinai. Bet jinai taip užvarė ir taip teisingai, kad mane taip pakirto ir kol visi kalba, esmė dėl ko pasakoju, kad man visas mano gyvenimas realiai sugriuvo. Ir ką turiu omeny tuo, kad man buvo toks įsivaizdavimas, kad aš galimai sąlyginai geras coacheris, ane? Galėčiau būti kažkada, nes man sekasi va, su draugais pakalbėti, galiu gerą patarimą ar suprasti ir panašiai. Ir jau buvo tas, žinai, toks kaip failas, kad etiketė kažkokia yra, žinai. Ir kai jinai tą pasakė, aš supratau, kad, žinai, kritikas buvo, nu, tokioj tamsoj, kad, nu, žodžiu, kad pradėjau savo sakyti, kad šūdų krūva, tu ne coacheris. Kaip tu galėjai, va taip, žmogus iš tikrųjų tikrai atsivėrė labai jautrių dalykų. Ir tu tai praleidai, tu šūdas, ne coacheris. Bet tada nesibaigė ties tuo domino efektas. Bet tada aš sėdžiu, kol visi man duoja feedbacką, aš dumautinės ir aš galvoju, bet aš ir brolis su Jovas. Aš šūdų krūva, ne brolis. Aš ten padaręs daug klaidų su savo broliu, žinai, ir kaip aš galėjau taip pasielgti, žinai, ir kaip aš galėjau jį taip įskaudinti, žinai. Ir tada galvoju, bet ir sūnus, aš ir sūnus blogas, ir kiek aš mamai tėčiai pasuku, ir kiek, žinai, nu, tipo, nepadarau. Ir tada galvoju, vaikiną, žinai, savo draugį, aš irgi niekam tikęs, viskas, tiesiog, nesvarbu, kas ateitų į galvą, aš suprantu, aš šūdų krūva, aš galvoju, mano kūnas, šūdų krūva, ten barankos ir panašiai, žinai, aš ten jaučiuosi silpnas, viskas tiesiog gyvenime ir kaip domino, tiesiog visas gyvenimas konkrečiai sugriuvo. Ir žinai, ir visi prakalbėjo ir Olegas buvo paskutinis ir jisai, dabar neatsimenu, gal kažką pasakė, o gal jis iš karto sako, nu, bet matau, sako Arnai, kad tau jautru labai, žinai. Ir jisai gal, nu, blur memory, žinai, to reikalo, bet jisai gal net pasakė, sako, nu, tu pasakei, kad tu nori to feedbacko, bet dabar matau, kad jautru. Ir kai tą pasakė, žinai, va, tas buvo bakstelimas ir viskas, aš pratrūkau, pradėjau verkti. Ir, žinai, aš pasakiau tą dalyką, kad, nu, va, ką tik pasakiau, man tiesiog ką tik sugriuvo visas gyvenimas. Ir esmė kame, kad ten yra tokia tamsa ir tas kritikas yra, kad tu atrodo visas gyvenimas sugriuvo, vienintelį ištis nusižudyti. Nes kaip tu gali gyventi toks, nu, šiukšlė. Tu niekam tikė, žinai, tai kam tau gyventi, žinai, jeigu ką tu darysi, jeigu viskas, ką tu darai gyvenime yra absoliutų šūdų krūva, žinai. Verslininkas irgi buvo, aš, žinai, tokį pride in myself, sunkiais momentais, kad pagalvoju, bet man tik 24, o aš turiu tenai 7-figure, žinai, agency padarė. Nu, kažką darau gerai, žinai, tipo, vat jaunas, nu, verslus, ten komanda 15 žmonių, kažkas tik gerai, žinai. Ir tas sugriuvo, nes pagalvojau, versle, tai aš ir tą, viskas sugriuvo ir nieko nebeliko ir atrodo, aš negaliu jokio veiksmo padaryti, kas turėtų meaning ir būtų gerai. Ir tada, žodžiu, baigėsi, tas, sakykim, ten man bandė padėti, o man tiesiog mintis, aš noriu, kad niekas į mane nežiūrėtų, nueiti į kokoną, atsigulžinai, ir užsidaryti. Ir, nu, kaip degraduoti, ar tiesiog užsidaryti savo tą tamsumą ir save. Ir tiesiog naikinti ir deginti ir panašiai. Ir, žinai, ten kažkas kažką pasakė ir buvo kaip tik pietus ir jų laukė, žinai, ten jau garavo maistas, sakykim, žinai, ir nubaigęs. Nu, ir Olegas sako, einam valgyti. Ir aš tai prisimenu, kaip vakar, aš atsistojau, žinai, aš nusiverkęs ir vis dar verkiu ir visų, žinai, žvilgsniai mane, nes visi feeling sorry for me, bla, 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 žinai, ir nori tenai. Ir eina ir sako, galiu apkabinti. Sakau, jo. Ir tas apkabinimas iš manęs
100% šaltumas, bet atrodo tik dėl to, kad jiem reikia. Ir jie mane apkabina, ten šiltai, ten sako, žinai, kažkokius padrasinančius žodžius ir panašiai, o man aš tiesiog einu link savo vietos, ant kurios ten gulėjau, ant tokio kailio, žinai, pas Olegą, kupolę. Ir aš bandau nueiti tos vietos ir prie manęs prieina žmonės bando apkabinti, žinai, o aš tiesiog, zoned out ir aš tiesiog einu tos vietos. Pagaliau, žinai, ten, kas norėjo apkabino ir aš atsiguliau ir vien mintise galvoju, niekam tikės, tu šiukšlė, tau tik nusižudyti belieka ir panašiai, nes tavo gyvenimas yra nieko vertas, tu iš vis esi, niekam tikės žmogus. Ir pagrindinė mintis buvo, kad jeigu tave šitam pasaulyje nebūtų, visiems nuo to būtų geriau. Okay. Nežinai, aš galvoju, pavyzdžiui, brolis, tai jeigu manęs nebūtų, mano broliui gal būtų geriau dėl to, kad aš niekam tikės brolis. Aha. Jeigu aš galvoju verslininkas, aš galvoju, kad aš esu lievas verslininkas ir galvoju, jeigu manęs nebūtų, žmonėm nuo to būtų geriau, nes jie neturėtų tokio dišovo direktoriaus. Aha. Tiesiog viską, ką paimtum, tokias mintis. Yeah. Draugai, santykiai, beleka, žinai, ir galvoju, visiems nuo to manęs, kad būtų tik geriau. Ir vien mintis apie savižudybę. Ir žodžiu, pusę valandos tiesiog non-stopų verkimas ir vien tik tai tos mintis. Bet įdomus momentas viso to buvo ir kas buvo gal game changeris, nes atrodo po tokio momento, toks kaip išlipai, žinai, ir kas pasikeitė, kad dabar sėdi gyva, žinai. Ir gali papasakoti. Ir gali papasakoti. Net kol aš tą visą tamsumą verkiu ir destrukcija, pagrindinis žodis gal destrukcija, tiesiog 100% destrukcija. Bet ji nebuvo 100%, o buvo 99%. Ir aš sakau savo tos dalykus, niekam tikės, neverta gyventi, visiems bus geriau, bet kažkas atrodo kvestionuoja, kažkoks 1%, kaip spindulėlis, kaip ir filmus, kažkur toli tenai olojų sugriuvusi, kur galvoju nebus išėjimo, kažkur švieselė, kažkas gali būti, kad tenai yra. Ir kažkas neleido įtikėti 100%, okay. Kad kažkas kvestionavo, bet gal nėra, žinai. Tipo dabar varai ant savęs, bet gal tai netiesa, žinai. Ir toksai buvo momentas, kad ta šviesa yra, tu varai ant savęs, bet kažkas, kuo toliau, tuo labiau vis sukvestionuoja, žinai, šitą. Ir kuo toliau, atrodo labai lengva ant savęs, bet kuo toliau, atrodo vis mažėja noras savęs pilti. Ir buvo toks momentas, kad aš ten, žodžiu, destrukcija, žinai, ir visa kita, ir priejo tiesiog vieną iš ten irgi tų dalyvių, žinai, ir man tiesiog pakalbino. Ir pakalbino neklausdama, noriu pakalbėti apie šitą, o random, apie save paklausė, žinai. Ir kas gavosi, kad net gavosi coachingo sesiją, žinai, vos ne jai, ir suveikė, ir jai atėjo gera mintis ir sako, tu čia blemba gerai, žinai, mane. Yeah. Ir toksai man atėjo vėl, žinai, davė tokį, nežinau, ir specialinės, jinai šiaip psichoterapeutė. Tai nežinau, bet jinai atėjo visiškai draugiškai, žinai, visiškai atrodo, be jokio kėslo, bet žinai, aš nežinau gal, ką jinai man davė, atrodo, bet aš gal ir coacheris tas geras, žinai. Ir atsirado ta dvejonė tai destrukcijai, kad ta destrukcija gal neturėtų būti, nes gal yra kažkas. Ir ne tai, kad čia pasitikėjimas iš karto, tos destrukcijos belekiek, bet jau didėjo tas kvestionavimas, ta destrukcija, žinai. Ir žodžiu, mes pakalbėjom ir realiai visi sugrįžo ir kas gavosi, kad aš nebuvau dar kaip klientas. Aha. Ir žinai, ir buvo likę pora žmonių ir vienas iš jų buvo mano geras bičiulis, pas kurį nenorėjau eiti, nes kažkaip galvojau, jo, draugas. Aš vertinsiu jį kaip coacherį, nes jis mano bičiulis, žinai, o kitas žmogus atrodo, nevaibinu fulai. Ir toks sėdžiu galvoju, ir nenoriu, ir mane sako Olegas, eik, žinai, ir sakau, bet aš nenoriu, nes galvoju, ką tik man įvyko žiauriausias gyvenime dalykas, aš dabar eisiu kaip mokymosi objektą, žinai, kažkam, gal failint ant mane, žinai, ir ką, o man tokio jautrumo dalykas, žinai, kurį aš ką tik, aš apie savižudybę, žinai, galvoju, o man dabar eit kaip, aš žinai, ten kaip skrodžiama varlė, žinai, mokinkitės ant mane, žinai, ir toks buvo. Bet galvoju, Olegas paspaudė ir galvoju, won't be worse than that, žinai. Ir žodžiu, ir aš nuėjau tenai ir su to bičiuliu ir nuėjom iki tiesiog crazy dalykų ir panašiai, bet per kuriuos man, aišku, visą laiką praverkiau ir panašiai, bet ta šviesa kažkaip padidėjo, žinai, ir atėjo toks labai gražus suvokimas, kad nukritus visom etiketėm aš daugiau pažinau save. Ir davė tokį, žinai, kad labai gražiai mintim Olegas pats buvo pasidalinęs iš savo gyvenimo, jis tą patį buvo patyręs ir visai nesenai iki man patiriant, kad kai nebėra etikečių ir kai viskas sugriūna, ką tu galvoji, kur tu esi geras, kur tu esi tu, kas daro Arnu, ne? Viskas sugriuvo ir nieko nebeliko, bet kažkas tai norėjo gyventi. Ir tas kažkas vis tiek norėjo jo eiti ir daryti.
kažkas nenorėjo pabaigti gyvenimo, kažkas Jo. vis tiek norėjo ir daryti. Ir ta jėga, to jėgoje yra didžiulis grožis, nes tu ką tik nusimeti visas etiketės, kurios daro tavim, tai vėl pinigai, kiek tu uždirbi, koks statusas tavo visuomeniai ir panašiai, viskas dingo ir tu atrodo patapai niekas, bet kažkas tai nori gyventi ir kažkas nori daryti. Ir tavo ramojo jėga toks buvo, žinai, kad ta tamsa yra laikina, nes visą laiką yra ta šviesa, kuri yra nežmoniškai stipri ir visas darbas mano gyvenimo yra kaip tą tamsumą proporciją sumažinti. Jeigu dabar yra čia, meilė savo yra čia dugnas, čia lubos, kaip man padaryti taip, žinai. Ir tos tamsos visą laiką bus, tas kritikas visą laiką bus, tiesiog galim pakeisti santykį su tuo. Tai vat, mano ir yra ta kelionė meilė savo, kur vat, viskas sugriuvo, kažkas nori mylėti save, kažkas nori gyventi, kažkas nori daryti, žinai, ir kai dingsta tos etiketės, kažkas nori vis tiek eiti gyvenimą ir daryti, ir ateiti podcastą, žinai, ir dalintis, ir siekti savo svajonių, žinai, ir gyvendinti savo tą passion ar aistrą, ar purpose, kurį minėjau, žinai, kad va, dalintis tokiom istorijom, žinai, ir gal vienas žmogus, kuris išgirs, sakys, blemba, aš taip pat jaučiuosi, bet aš toj destrukcijoje, bet išgirdęs gal taip, žinai, galvos, kad gal yra ir kitaip. Tai va mane tas, žinai, veža, motyvuoja ir skatina, žinai, save pamilti tam, kad aš galėčiau dar daugiau pasidalinti, žinai, kaip prieiti prie to, žinai, arba kaip mano būdas buvo koks prieiti. Tai va, tokia ilga istorija, žinai, gal, bet toks jautrus momentas mano, žinai, gyvenime, kuris nutiko va, visai nesenai, žinai, prieš porą mėnesių. Tai... Čia geras. O tai dabar, gerai, buvo tas momentas, rodė, žinai, kad esi apačioj, tipo, tam taške buvai, tai, imkim, 10 baliai sistemai, kad mums būtų lengviau susikalbėti, žinai. Tam momente? Jo, tam buvo, tipo, 0, imkim. 0,5. Jo, 0, tipo. Tai kaip dabar jauties? Žinai, čia toks challenging klausimas vien iš to, žinai, kad atrodo dabar papasakau šitą suprasdamas, kiek yra šviesos. Ir dabar, kai paklausai, kas pirmie tie dalykai, kurie yra žiauriai blogai gyvenime, bet tada, va, ką tik papasakojai apie tą šviesą, tu supranti, kad jinai yra. Ir sunku atsakyti tą klausimą, jeigu, nuimti viso gyvenimo, žinai, kasdieninius rūpesčius ir, va, tiesiog visas etiketės, ten darbo, santykių, draugais, šeima, antra pusė ir visais tais pinigais ir belekuo, nuėmus tuos dalykus, žinai, tada įsivertinus, nežinau, yra tų šviesos, yra tų challenge'ų, tiesiog paleidžiu kontrolę. Dabar, sakyk, gerai, man žinai, aš suprantu, kaip jaučiasi žmonės, nes aš visą laiką tą vieną, nuo 1 iki 10 visiems sakau. Ir gerai, nuėmus visus tuos dalykus, 7. Tai subys. Pridėjus tuos dalykus galbūt mažiau, bet yra dalykai, kuriuos žinau, reikia tvarkyti ir, žinai, laiko klausimas. Jo, žinai, 7 yra tas tiesiog augimas, kaip pamilti save, nesąlygotą meilę, kad kai atsitinka blogi dalykai, tu gali parintis, tu gali, žinai, visą kitą, bet leis savo, kas man ateina momentas, aš įsiverkiau ir leidau savo paverkti, žinai, bet aš išleidžiu tas emocijas, žinai, aš priimu save ir tokį, ir verkianti, ir jaučiantis blogai, ir jaučiantis depresuotą ir burnautinusį, žinai, bet kad tu priimi save tokį ir tu gali tada pasirinkti, žinai, gerai, aš leidžiu savo pabūti tame, aš paverkiau, pailsėjau, nieko nedariau, pavegetavau ten prie Netflix ar whatever, bet tai nesitęsia, aš atsikeliu ryte ir ką aš dabar galiu padaryti, kad daryčiau, kad būtų geriau. Ir neprisiriši, kad, žinai, prie gerų dalykų ir vertini savo laimę tik tai, kai sekasi ir sėkmės. Taip. Neprisiriši, kai ir prie šudiniausių momentų, kad aš esu depresuotas, nes mano gyvenime daugiau šitų, bet tiesiog supranti, kad bus taip ir stengiasi mokintis išlikti, kai yra gerai, sakyt, bus ir blogai, kai yra blogai, bus ir gerai. Man tinka ir taip yra neišvengiama, aš tiesiog neapsikraunu ir važiuoju. Žinai, ar aš gyvenu tokį gyvenimą, tikrai ne, bet tas ir yra 7, kur aš suprantu, kad taip reikia, darau ką galiu, kad, žinai, tai pasiek ir stengiuosi gyventi, žinai, kad tai pasiekti. Ok, nice. Ačiū, kad pasidalinai. Geras. Tai ačiū, kad išklausai, leidai pasidalinti, žinai. Geras. Man čia dabar, tipo, kai pasakai šitą istoriją, aš tau prieš tai, žinai, uždaviau tą klausimą, ką tu darai, kad mylėtum save. Ir man tiesiog labai senas bairis geras suklikino. Tita Jurkonį prisiminkim, geras bičiulis mūsų. Žodžiu, aš kai su juo prieš kokius 2 metus turbūt intensyviai pradėjom dirbti, mes daug laiko kartu tam pačiam ofise praleisdom. Ir, žinai, vis laiką ten padirbi, einam pavalgyti, okei. Ir aš jam kažkada užsiminiau, kad norėčiau vėl grįžti į savo bėgimo pyką, žinai, vėl pradėti bėgioti daugiau, ten kažką.
Ir mes einam ir man jau toks paprastas, bet toks, net nežinau kaip išsireikšti, bet mes tiesiog einam Gedimino prospektu, aš ten iš vis su džinsais, jisai irgi ten, nu, ne per patogiausiai apsirengęs, sako, tai tu nori būti bėgikas. Sakau, nu gali taip sakyti, sakau, ką žinau, sakau, nori bėgti. Tai bėgam, blėt. Ir mes pradedam bėgti Gedimino prospektu iki ofiso atgal, žinai, ir mes bėgam. Ir mane taip, nu, išlaisvino tas jausmas, toks, žinai, kad, blėt, bėgam. Zaibys. Nėra sąlygų, gali bėgti dabar. Gali... Taip. Ir man iki šiol gyvenime įstrigo tas posakis, sako, mes bėgam, žvengiam abu, nes suprantam, man kiek yra kurioziškai iš šono žiūrint, tiesiog du bičiai bėga ir ten žvengiam tiesiog. Ir jisai bėga per tą gatvę ir jisai rėkia, jeigu tu nori būti bėgikas, tai bėg, dabar, bėg. Ir mes bėgam su ir man tiesiog, tipo, ta meilė savo, žinai, vat, visuose momentuose sėdim dabar, mylėk, bet perlipai per save, žinai, nes tu, tai, nu, kiek tu man aiškinai, ką tau reiškia ateiti į podcastą, pasidalinti istorijom, nu, tau čia figienai geras dalykas yra, taip, žinai, tai čia iššindi tos momentus ir jo, bet išsikėti, bet zibis, kad 7 tu jauties, maladėts, gerą girdėt. Nežinau, ar ne, mes jau įsukom virš valandos, 1,5, man atrodo, aš tai dar važiuosiu tenisą žaisti, nežinau, ką tu darysi, bet siūlau pavrepint, užsibaigti ir pasilik dar kitų temų panarpliot, nes šiaip man tai žiauriai įdomu buvo, ačiū, kad atėjai ir paskyrei laiko. Tai ačiū, kad sukūrei tokią galimybę, labai tikiuosi, žinai, kas klausys irgi gal, žinai, nu, aš dalinaus, kad man ir, žinai, čia big deal, žinai, yra ateiti ir dalintis, nes man toks kažkoks mažas žingsnelis į savo svajonės link ir kažkaip save realizuoju, kas man yra, žinai, max diskomfortas, nu, eiti tai, žinai, norėjau sakyti, lemą toks momentą, žinai, norėjau sakyti, kad davai ir kritiką, žinai, sakykit, ir tada prisimenu tą momentą, kad sakiau, žinai, per coachingą, kad duokit kritikos ir gausi komentarą, du vafliai, žinai, jūs tenai šiukšlės ir panašiai ir vėl į tą patį, žinai, tai, ne, aišku, man labai įdomu būtų, žinai, ir kritika, ir ką mes galėtume daryti geriau. Žinai, mes dabar kalbėjom, nu, aš visiškai nežinau kaip tu, bet man buvo taip, kaip mes susitikę kalbam. Taip. Ir kaip mes susivėlėm, žinai, ten egzistencinius ir visokius, žinai, kitus reikalus ir ką mes kalbam. Tai man atrodo, mes tada pačiam, žinai, kaip du draugai. Ar kažkam įdomu ar neįdomu, žinai, sužinosim gal vėliau, bet va tas ir įdomu. Davai, parašykit, įdomu, neįdomu. Kas labiausiai patiko, ką gal norėtumėt vėliau išgirsti, ką norėtumėt, kad įsiplėstumėm gal labiau, nes daug dalykų palėtėm, žinai, va, tik tai taip top ir neįsiplėtėm, tai davai, labai įdomu, mum čia irgi passion projektas, ne dėl pinigų, ne dėl dar kažko, norim tiesiog daryti gerą dalyką ir dalintis tuo, ką sukuriam, tai padarom tokį dealą. Gerai. Davai.